Sveiki, šioje Lifelong Run serijoje kalbėjausi su Arnu Gabrėnu. Arnas yra bėgikas, Love Streams Running bei Full Gas akademijos įkūrėjas, treneris ir tinklalaidės vedėjas. Su Arnu kalbėjomės apie jo asmeninę bėgimo istoriją, jo pokyčius ir net transformacijas. Ir nuoširdžiai tikiu, kad Arno naudingi patarimai ir asmeninė istorija ir jos niuansai bus naudingi ne tik bėgikams ir net sportuojantiems, o ir tiem žmonėm, kurie savo gyvenime turi tikslus ir jų siekia ir kartais tie tikslai atrodo tolimi ir juos pasiekti yra sunku. Tad palinkėsiu Jums gero epizodo ir prašau nepamirškit like and subscribe. Ačiū Jums už tai. Ok. Tai Arnai, labai įdomu būtų pirmas dalykas sužinot, kaip tavo apskritai sporto, nesakysiu karjera, bet pažintis su sportu prasidėjo. Ar tai buvo iškart bėgimas, ar kažkas kitas, ir ar tai buvo tavo pačio noras, ar kažkas įtakoja iš išorės, kaip būna dažnai tėvai, tarkim? Šiaip mano pats gal pirmas sporto būrelis tai buvo plaukimas. Šiaip aš mokykloje lankiau šokius, tautinius šokius ir man jau atsimenu, čia buvo gal labiau mamos noras, kad aš šokčiau. Ir tada jau atsimenu, kad kažkaip man tie šokiai jau tokie gal čia, neatsimenu, man atrodo, gal buvo jau 5 gal klasė ar 6 klasė ir toks, tie tautiniai šokiai čia taip nelabai gal berniukiška, paauglys, brendimas, visą kitą. Ir tada norėjau pabandyti plaukimą ir man atrodo dar tada vadinosi Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, čia Vilniuje buvo prie pedagoginio žiedo dar. Tada, tai aš ten pradėjau lankyti plaukimą 2 kartus per savaitę. Visiškai nemokėdamas plaukti, nuo pagrindų, ten techniką labiau atsimenu, dar turiu tokį atsiminimą, kai trenerė pasiguldė mane ant suolo ir mokė mane plaukti brasu, kaip kojas išmesti į šonus, nes aš su rankom plaukdavau gerai, bet kojas ten maskatuodavau belė kaip. Ir net gal toks mini ir gėdos jausmas buvo, nes mane prie visų vaikų tenais išlaipino iš baseino ir paguldė ant to sauliuko, bet išlaužė man tai tas kojas ir aš išmokau plaukti brasu normaliai varlytę. Ir jo, aš lankiau tą plaukimą gal kokį pusmetį ir pas mus į klasę atėjo šiuolaikinės penkiakovės treneris Egidijus Tindžiulis ir kvietė vaikus tiesiog sportuoti, papasakojo apie šiuolaikinės penkiakovės sportą ir aš taip galvojau, visai įdomiai skamba, bet aš tada jau lankiau plaukimą ir keli mano klasiokai užsirašė į tą būrelį, nuėjo šiuolaikinę penkiakovę. Ir nepraėjo gal net pusmetis, aš jau tenais plaukiu pusę metų ar net šiek tiek daugiau ir jie pradėjo mane lenkti. Jie pradėjo plaukti greičiau tiesiog ir aš galvoju, bet jie čia penkiakovės sportuoja, aš tik plaukimą, kodėl jie taip tobulėja. Ir paskui aš nežinau dar tada tų dalykų, aš nebuvau gal labai toksai sąmoningas tada sportininkas, net sportininkų tikriausiai negalėčiau pavadinti savęs dar, nes plaukiu tik 2 kartus per savaitę, o jie iš tikrųjų treniruotis pradėjo praktiškai kiekvieną dieną. Plaukimas buvo kertinė šiuolaikinės penkiakovės ir iki šiol dar yra pagrindė rungtis, nuo kurios viskas prasideda iš esmės ir jie kiekvieną dieną plaukdavo ir akivaizdu, kai tu plauki 5 dienas per savaitę, lyginant su to, kai tu plauki 2 dienas per savaitę, tu tobulėsi greičiau. Ir man atrodo, aš taip ir nepilnus metus tą plaukimą pralankęs, matydamas, kaip kiti progresuoja greičiau plaukime šiuolaikiniai penkiakovai. Irgi pasakiau tėvam, kad sakau, noriu aš irgi į penkiakovę eiti, nes man atrodo, kad ten fainiau. Ir tada pradėjau lankyti šiuolaikinę penkiakovę. Tai tokie gal kaip ir bėgimo pagrindai galbūt tenais ir prasidėjo. Jeigu neklystu, man buvo gal 14 metų, ar ten gal buvo jo pavasaris tų metų, kai man suėjo 14 metų, paskui vasarą. Tai to bėgimo ten tikrai nebuvo daug, atsimenu, kad jisai būdavo visą laiką, aš kai atėjau, ten buvo dabar gal daugam žinomos Serapinaitės sesės, tai atsimenu, jos jau tada buvo aukšto lygio penkiakovininkės, sportininkės ir jos tikrai pakankamai greit bėgdavo, bet man visą laiką būdavo, mes ten Lazdynuose tokį ratuką turėdavau, man reikėdavo jas aplenkti visą laiką, aš kai visą laiką išbėgdavau maksimaliai ir daug tų bėgimų tokių ir būdavo, paskui ten pasikeitė treneriai, pradėjau eiti pas kitą trenerį ir to bėgimo po truputį vis buvo daugiau, bet jo tikrai nebuvo daug ir jis dabar, kai žiūriu atgal, tai labai net ir gal džiaugiuosi, nes šiaip treneris nebuvo tas, kuris spaudė labai, pušino.
aišku, tai yra susiję ir su tuo, kad aš vis dar buvau labai prastas plaukikas. Turi apskritai omeny spaudė, ar būtent į bėgimą tave spaudė? Ne, ir fiziškai, ir psichologiškai, sakykime, nebuvo to tokio spaudimo, kas gal dažnai matoma yra, gal ir šiuolaikinės penkiakovės, bet ir apskritai sporte. Jeigu tu esi talentingesnis, tai tave bando išgręžti, išspausti iš tavęs viską, kas įmanoma. Ir man to nebuvo ir paskui jau supranti, kad to tikriausiai nebuvo, nes galbūt nebuvo labai didelės perspektyvos manyje kaip penkiakovininko, nes aš plaukiau silpnai, o jeigu tu neplauki, tai tu neprasimuši kažkur tam tarptautiniam lygiui. Tai treneris tikriausiai dėl to ir nepušino tiesiog tiek daug ir aš dėl to labai iš tikrųjų džiaugiuosi, nors taip, kai galvoju apie rezultatus, gal būčiau sakęs, kad gal galėjome mes ten daugiau padirbėti, sakykime, bet man tas leido paskui gal tą ilgamžiškumą sportą irgi išlaikyti, neperdėkti, mylėti tai, ką aš darau ir iki šiol tą daryti. Bet su tuo gal ir susiję, kad kadangi aš nebuvau stiprus plaukikas, penkiakovėje aš neturėjau iš esmės prošvaisčių ir man suėjo 18 metų ir tada jau tu pereini tą suaugusių sportą, tau reikia varžybose dalyvauti jojimo rungtyje, aš ant žirgo nebuvau sėdėjęs, nes Lietuvoje neprileisdavo prie žirgo, jeigu tu prastai plauki ir tu tiesiog neapsimoka tavęs čia vežioti į tuos maniežus ir žirgynus. Tai man tada jau reikėjo priimti sprendimą, ką man toliau daryti ir tada nusprendžiau, kad noriu lengvą atletiką, nes bėgimas man iš visų rungčių patiko labiausiai. Čia tavo asmeninis sprendimas buvo? Taip, ir aš jį atsimenu, kai aš nusprendžiau tą padaryti ir man 17 metų ir aš ateinu pas trenerį ir sakau, drebančių balsų, sakau, sveiki, žinokit, tikriausiai norėčiau eiti į bėgimą, nes suprantu, kad penkiakovėje kažko nepasieksiu ir atsimenu dabar iki šiol labai gerai trenerių žinius, sako, čia tavo sprendimas, aš negaliu tavęs laikyti ir kas labai faina ir tą pačią dieną nuėjom, nes penkiakovės treniruotės vykdavo maniežo viršuje tenais, nežinau, kas yra buvę Žemaitės manieže, ten yra tokia fechtavimo salė ir realiai pasibaigė penkiakovės treniruotė ir nuėjom į apačią pas trenerę, pas kurią norėjau sportuoti ir susitarėm, kad jau kitą dieną ateisiu į bėgimo treniruotę. Geras. Ir kaip tada prasidėjo bėgimo tavo karjera? Iškart kažkoks atstumas buvo tavo galvoj, noriu būtent tokį bėgti, ar paieškos buvo? Šiaip kai jau nuėjau į lengvą atletiką, iš karto pasakiau, kad noriu bėgti 800 metrų, nes tikriausiai įtakos turėjo ir Rasa Batulevičiūtė, kuri ir tavo podcast'e buvo, nes jinai sportavo, mes buvom pažįstami, jos sesė šiuolaikinę penkiakovę lankė kartu su manimi ir jinai bėgėjo 800 metrų ir man atrodė ta tokia žavi, labai įdomi distancija, kurios aš šiaip niekada nebuvau bėgęs, nes penkiakovėje tuo metu ten reikėjo bėgti 3 kilometrus, bet taip kažkaip labai atrodo traukia į tą rungtį ir iš esmės pirmos varžybos, kuriuose sudalyvavau, tai gal buvo 600 metrų, nes ten žiemą vyksta dar tos nestandartinės rungtys, 600 metrų, 1000 metrų, bet iš karto treneriui pasakiau, kad norėsiu bėgti 800 metrų ir kažkaip net nebuvo klausimų, kad kažką kito galima bėgti, nors aš ten prieš tai šiek tiek blaškiausi ir mėčiausi, ten buvo tas jaunatviškas maksimalizmas, gal kai ir maratoną subėgau, kai tik 18 metų suėjo, su labai daug klaidų ir be tinkamo pasiruošimo, bet paskui jau kai atėjau lengvą atletiką, tai 800 metrų ir dar ten šalia būdavo, kad 400 metrų gal prabėgi, bet pagrindinė rungtis visą laiką buvo 8 ir tas specifinis pasiruošimas tam. Turiu ir toliau klausimų apie tavo kelionė į Bekelę, tai ties 800 metrų niekas nesibaigia, bet dar prieš šnekant ir apie pačią Bekelę, ar ne, visa kelionė tavo prasidėjus nuo 17 metų sprendimo, nori bėgimą 800 metrų, iki šių dienų. Kaip žvelgiant atgal, tavo galvoj dabar žiūrint, keitėsi tavo santykis su tuo bėgimu, ar ne, ir per skirtingus etapus galbūt gyvenimo žiūrint per tą perspektyvą, ar ne? Daug, labai stipriai keitėsi ir daug visko įvyko, tai aš atėjau tikrai vėlyvam amžiui į lengvą atletiką, kaip į kažkokią gal specifinę sporto šaką, nors dabar mes ir patys kaip treneriai, sakykime, tą vėlyvą specializaciją labai akcentuojam, bet aš tada, kai atėjau į lengvą atletiką, man tiesiog patiko bėgioti. Ateinu, trenerio duoda treniruotę, jėga, varom, išsidaužom, grįžtam namo, pailsim, kitą dieną kartojam. Ir dar atsimenu, irgi ten būdavo tokių, kur ateinu į maniežą, 3:30 gal vakare, padarau savo treniruotę, tada
5 po 5 ateina kiti merginos, kurios pas mano treneris sportavo, aš sakau, trenerė, gal aš galiu su jom treniruotę dar padaryti. Ir atsimenu, dar irgi rūbininkas kažkada pasakė, sako, tu pirmas atėjai, paskutinis išėjai šiandien iš maniežo. Nes man iš tikrųjų ant tiek patiko, aš to ir nuovargio, gal aš pripratęs prie 5 krūvio, ten mes visko daug darydavom, man jis nebaisus būdavo. Ir aš tiesiog labai, ateini į tas treniruotės, prasibėgi, pabūni su Hebra, labai smagiai praleidi laiką ir taip pat tie gal pirmi tokie 3 metai, sakyčiau, ir ėjo ir nieko nesigilini per daug, tiesiog ateini, darai, aš net ir treniruočių žurnalo tokio kaip ir labai neturėjau, paskui tik tai jį pradėjau vestis ir atsimenu gal toks pirmas mini lūžis bėgime buvo, kai nuvažiavau su Erasmus programa į Slovakiją ir čia gal iš dalies parodo mano irgi tuometinę būseną, kiek man patiko tas bėgimas, tai aš kai sužinojau, kad aš išvažiuosiu su Erasmusu į Slovakiją, pirmas dalykas, ką aš padariau, tai nuėjau į Slovakų lengvos atletikos puslapį, pasižiūrėjau 800 metrų distancijoje paskutiniam čempionate greičiausių 5 bėgikų vardus, susiradau juos Facebook'e, parašiau jiems, sakau, sveiki, atvažiuoju pusmečiu į Slovakiją, ar galėčiau su jumis treniruotis. Geras. Ir 3 iš tų bėgikų treneris buvo tas pats žmogus, tai supratau, kad tikriausiai jau visai rimtas tas treneris. Tai pavyko sukontaktuoti, nuvažiavau, iš karto susitikau su jais ir mano Erasmuso pagrindinis iš esmės tikslas ir buvo bėgioti tenais. Ir treneris, su kuriuo teko dirbti tenais, jis pirmą kartą mane supažindino gal net su teorija kažkiek sporto, fiziologija. Pirmą kartą laktato matuoklį pamačiau, nes mums padarė ir laktato testus ir paskui pamatuodavo kartais treniruotėse. Ir tikrai aiškiai, suprantamai ir detaliai papasakodavo, kodėl mes darom. Dabar yra toks blokas, mes akcentuosim šitus dalykus. Dabar yra toks blokas, akcentuosim tokius dalykus. Ir aš iki tol per visą savo sportinę karjerą to neturėjau. Darydavau dalykus, kad padaryt dalykus. O daugiau buvo iš tavo pusės, kaip sakei, bėgiodavau, tiesiog nesigilindavau, ar ne? Tai dėl nesigilinimo daugiau būdavo, kad tu tos informacijos neturėjai. Ar jos tiesiog ir taip per daug nebūdavo, nepaaiškinta, nepasakyti, ką mes tą laktato testą dabar darysim ir panašiai. Arba toks blokas dabar treniruočiau. Jo, tai Lietuvoje, kai treniravausi, tai matyt abipusis buvo toks, kad aš darau, nes man patinka ir aš per daug nesigilinu. Trenerė irgi per daug neinvestuodavo laiko ar energijos paaiškinti, kodėl mes tą darom. Ir iki tol atrodė viskas buvo gerai, bet tada, kai tu gauni šiek tiek kitą patirtį ir tau viską paaiškina, tada tu pradedi gal kartais kelt klausimus, o kodėl mes taip darom, ką mums reikia šito, kodėl mes šitą pratimą darom. Ir atsimenu, jau net kai grįžau iš Slovakijos, tai dar kelis mėnesius dirbau pagal to trenerio programą, jis man nuotoliniu būdu surašydavo, atsiųsdavo kiekvieną savaitę treniruočių tą planą ir paskui jau taip aišku, ten sudėtingiau tapo tą daryti ir vėl grįžau prie savo buvusios trenerės, tiesiog mes visą laiką kartu darėm treniruotis, bet tiesiog ten užbaiginėjau dar to trenerio planą. Bet tas paskui pradėjo gal pamatus tam domėjimuisi, kodėl mes ką darom, kaip visą tai veikia, ką reikia padaryti, gal kad pasiektum tam tikrą lygį. Ir aš paskui po 4 kurso, aš iš karto išvažiavau į Ameriką pusmečiui su darbo viza, paskui man labai pasisekė, nes išlošiau vizą metams į Naująją Zelandiją ir metus laiko Naujojoje Zelandijoje pragyvenau. Ir tenais neturėjau kur dėtis ir pradėjau pats save treniruoti, tiesiog pradėti dėliotis tą treniruočių planą. Ir irgi, kai dabar atgal pažiūriu, tai ten labai daug klaidų visokių buvo ir iki šiol kartais žmonės paklausė, sako, bet tai tu esi bėgimo treneris, kam tau treneris, nes mane Jonas Žakaitis dabar treniruoja. Tai aš manau, kad labai svarbu yra, net jeigu ir tu esi treneris, net jeigu tu galvoji, kad labai daug žinai, turėti žmogų iš šalies, kuris padeda tos krūvus susidėlioti, nes aš bent jau, jeigu neturėčiau trenerio, aš tikriausiai susideginčiau. Perspausčiau, nepalsėčiau gal tada, kada reikia ir tas balsas iš šono, žmogus, kuris mato tą krūvį ir gali šaltai visą tai vertinti be emocijų, tai tikrai gali padaryti tą geriau. Tai tada aš, kai treniravausi pats ir būdavo daug tikrai tokių akimirkų, kai perspausdavau, tos treniruotės būdavo labai sunkios ir gal net kartais sunkesnės nei varžybos, bet gerai tikriausiai ir tą buvo patirti per savo kūną ir paskui suprasti, kas buvo ne taip ir ką galima padaryti geriau.
Ir jo, paskui galų gale, kai jau nusprendžiau grįžti į Lietuvą, ta pati Rasa, su ją kalbėjom ir jinai klausė, sako, ką darysi grįžęs. Nes ten buvo tokia istorija, gal prieš man išvažiuojant, yra lengvojo atletikoje kvalifikaciniai laipsniai. Yra pirmas atskiris, antras atskiris, trečias atskiris kandidatas į sporto meistras, tarptautinis sporto meistras. Ir kažkaip daugumos gal mūsų to nacionalinio lygio sportininkų, tiksliau gal net ne nacionalinio dar, bet norinčių būti nacionalinio lygio sportininkais, tas kandidatas į sporto meistrus yra rezultatas, kurio tu sieki, kurį tu nori gauti. Paskui jau kai esi aukštesnio lygio, tas sporto meistras, tarptautinis sporto meistras yra tokios kaip ir siekiamybės. Ir 800 metrų distancijoje tas rezultatas yra minutė 54:00. Ir čia 800 metrų. 800 metrų, taip, minutė 54. Koks čia peisas? 2:25, gal kažkas tokio, jo, 2:25. Iš esmės vienas stadiono, tiksliau, vienas maniežo ratsaba 200 metrų per 29 sekundžių. Tai aš prieš išvažiuojant į Ameriką dar buvo paskutinės varžybos, kuriuose dalyvavau, LAF taurė, ir aš subėgau minutę 54 ir 10 Man truko 10 sekundės dalių ir aš savo prieš varžybos buvau pasakęs, kad jeigu aš padarysiu KSM, kandidatą į sporto meistrus, viskas, aš ramus, galiu baigti, nebegrįšiu į sportą, aš taip galvojau tada. Pasiekė tą laiptelę ir gana. Taip, viskas man užteks. Ir tada subėgau 1:40 ir toks galvoju, reikės grįžti. Ir žinau, kad 1,5 metų dar praleisiu Amerikoje ir Zelandijoje ir kad paskui grįžęs bandysiu vis tiek tą KSM pasiimti. Tai su Rasa kalbėjom, jau čia man likus porai savaičių gal iki grįžimo į Lietuvą. Sako, ką planuoji daryti, ar grįši pas trenerę, ar kažką kito. Ir sakau, nežinau, šiaip gal bandysiu pats treniruotis ir tada Rasa sako, bet yra toks Jonas Žakaitis ir tada taip ir gavosi ta mūsų istorijos pradžia, sakau, pabandom, kur Jonas tenais tuo metu dar nėra treniravęs, ruošęs nei vieno lengvo atlečio, aš buvau jo pirmas projektas, tai tokia abiem buvo labai įdomi pradžia. Ir vat Jonas buvo tas kitas žingsnis, dar gilesniam suvokimui, mes tada pradėjom visiškai kitaip bendrauti ir treniruotis, negu buvau iki tol įpratęs, labai daug diskutavom, jis mane labai tikrai traukė ir į patį treniravimą ir tikrai pasikeitė ir tas požiūris ir suvokimas irgi, kodėl mes darom tam tikras treniruotės, kad galbūt nereikia tiek daug dirbti, kad pasiektum rezultatus. Mes daug irgi eksperimentavom, daug patys nieko nežinojom ir labai augom, bet tas irgi padėjo tikrai gerus pamatus. Paskui man ir kaip treneriui, bet tuo pačiu ir kaip sportininkui geriau suprasti savo kūną ir visą fiziologiją. Labai įdomi tavo mintis, kai kartais less is more. Kas kartais labai paradoksalu galvoja. Tai daugiau bėgioju, ypač kai pradžiai sakėjai, aš plaukiu 2 dienas, jie 5 ir jie daugiau pasiekia, bet kažkurio vietoje matyt lūžis įvyksta, tu turi balansuoti šitos dalykus. Tikrai taip. Aišku, tas less is more gali, iš įvairių kampų galima jį paimti ir tarkim, visi, irgi čia reiktų paminėti tikriausiai šitą dalyką, kad visi yra labai skirtingi ir tai pačiai 800 metrų distancijai, kuri yra jau nebėra sprintas, jau yra ištvermės rungtis, sakykime, bet jinai gal dar yra toksai miksas, kur tu gali ruoštis iš vienos pusės arba iš kitos pusės, arba labiau per greitumo prizmę, arba per ištvermės prizmę. Jisai ant tos lenkščio stovi, ar ne? Jo, jeigu 400 metrų yra tas paskutinis ilgas sprintas, sakykime, kur aerobinių savybių reikia kažkiek jau, bet tu turi būti tiesiog žiauriai greitas ir akcentuoti tos dalykus. 800 metrų jau yra tas miksas, kur tarp dviejų pasaulių toks yra. Ir vieni sportininkai gali tam ruoštis tikrai su mažom apimtim ir didesniu intensyvumu, su daugiau galbūt darbo salėje, galbūt daugiau cross trainingo kažkokio, kad neapkrauti raumenyno sausgyslių. Kiti eina labiau per apimties prizmę. Ir sakykime, mano pavyzdys parodė ir per laiką aš tą supratau, kad mano kūnas labai mėgsta apimtis ir aš net ir ruošdamasis 800 metrų distancijai, aš kartais bėgiodavau iki 140 km per savaitę. Oho. Kai pagalvoji, kad tau varžybos reikia bėgti minutę 50, bet tu savaitėje praleidi daugiau negu 10 valandų bėgimo ir daugiau negu 100 km bėgi savaitę iš savaitės. Bet man taip veikia ir aš
mano prasčiausia savijauta iš tikrųjų ir būdavo tomis savaitėmis, kai būdavo varžybų savaitė, pavyzdžiui, ir mes bandydavom nusimesti tą krūvį ir bėgti po 50-60 km, nes tu nori aštrintis, tu nori būti šviežias, bet aš jausdavausi tragiškai. Tai paskui mes net priėmėm sprendimą, kad kai kurių varžybų savaitėm aš vis tiek 90 km bėgdavau, nors ir gale savaitės laukia varžybos. Kur kas mažesnis taperis būdavo negu mažesnis įprasta, taperis, mažesnis intensyvumas, bet gal didesnės apimtis. Tai tas less is more toks irgi gali būti vienoks arba kitoks. Tai tu gali per mažiau intensyvumo, bet daugiau apimčių ir tu tą bendrą tokį darbą padarysi, bet jo, jeigu tu darysi ir tą, tai tikėtina, kad neveiks. Tai turi pasirinkti vieną iš tų dviejų. Taip. Tai dabar labai norėčiau nert gilyn į tą triušio olą pavadinimu Bekelė. Paminėjai savaitės kilometražą, ar ne? Tai pirmą kartą, kada sužinojau apie tavo tą shiftą į Bekelę, buvo Trail Kuršių nerija, 70 km. Dabar galvoju, Stravos postas berods buvo apie tai tavo. Tai dabar galvoju ir tau pasakojant, tas perėjimas, vėlgi mano prielaida, galim nuo jo gal ir atsispirtos prielaidos einant į tą temą. Ar ir tavo tas kilometražas kilometrinis ir buvo vienas iš jau egzistuojančių pamatų, padedančių realiai pradėti bėgti ir čia klausytojams ir žiūrovam 70 km nuo 800 metrų, skiriasi drastiškai. Tai kiek tas tavo jau 150 km per savaitę patirtis padėjo pereiti į trailą, jeigu iš techninės pusės? Arba netgi gal žingsnis atgal, kaip tu sugalvojai trailą pabandyti? Kas buvo? Jonas sakė, pabandyk, tau patiks, ar? Ne, čia aš kažkaip vis įsiveliu į tokius nuotykius ir nesąmonės, gal net galiu drąsiai pavadinti tuo. Tai kitas Jonas buvo iniciatorius gal šito dalyko, tai aš jau... Šiaip gal pradėsiu irgi nuo truputį anksčiau, irgi kaip tas trailas gal atsirado gyvenime. Tai paskutinius porą metų, jau 2022-2023 metais, aš takelyje specifinių jau pasiruošimo periodų pradėjau jausti achilo skausmus. Sausgylės uždegimas buvo, kuris iš pradžių buvo ūminis, paskui perėjo lėtinį. Ir aš ilgainiui per tuos porą metų supratau, kai jau kartojasi tos situacijos, kad tikėtina, kad mano dienos takeliai jau yra suskaičiuotas. Ir tada jau tiesiog gal pradedi ieškoti alternatyvų, supranti, jau ir profesinis tas darbas, tarkim, treniravimas jau pradėjo periminėti viršų, kai tu ruošiesi 800 metrų distancijai, tu vis tiek turi labai daug dėmesio skirti atsistatymui, poilsiui, turi būti pakankamai aštrus, kaip sakiau. Ir po truputį vis tapo sunkiau visą tai suderinti tiesiog. Ir tas paskutinis 2024 metų sezonas, kai aš jau nusprendžiau, kad nebestartuosiu ateityje 800 metrų distancijoje, jis toks gal kaip ir, iš dalies liūdnas, nes daug tikrai buvo įdėta darbo, daug labai gerų atsiminimų, daug gerų emocijų, man labai patiko ta rungtis, bet galų gale ateina laikas, kai reikia su tuo atsisveikinti, bet tuo pačiu tai kažkiek gal net ir išlaisvino, nes kai tu ruošiesi 800 metrų distancijai arba tiesiog stengiasi siekti tų aukščiausių rezultatų tavo lygių, esi tokioj tikrai pakankamai griežtoj struktūroje ir nėra daug vietos nuklysti į šoną. Nesirenki eiti žaisti futbolo ar krepšinio, nes gali patirti kažkokią traumą ir tu nenori iškristi, nes tu nori siekti rezultatą. Ir aš duok Dieve nesakau, kad tu aukoji kažką, čia viskas yra pasirinkimai, bet aš pasirinkdavau, aš niekada neidavau į vakarėlius, aš nenaktinėdavau, nes mano prioritetas, man svarbiau būdavo ryte atsikėlus padaryti gerą treniruotę, negu smagiai praleisti laiką iš vakaro. Taip. Ir tada, kai aš jau supratau, kad nebėra tos struktūros gal per se, sakykime, kad tokios griežtos, aš taip nusprendžiau, kad kitus metus aš savo leisiu paeksperimentuoti, padaryti įvairių dalykų ir iš to išėjo daug labai gražių irgi ir patirčių, ir emocijų, ir varžybų, ir visko. Ir Trail Kuršių nerija, šiaip Trail Kuršių nerija, aš čia visur stengiuosi šitą minėti, tai tikriausiai gražiausios varžybos Lietuvoje yra. Pilnai sutinku. Dažniausiai, nors jos vyksta spalio mėnesį ir atrodo ruduo, bet dažnai labai pasitaiko ir oras geras tikrai. Iš 5 bėgimų, man atrodo, nie kartų nebuvo lietaus, vis laik saulė kažkurio momentu išlysdavo ir taip toliau. Kažkuriais metais ten gal buvo gal toks stipresnis vėjas ir šiek tiek palijo, bet šiaip bendrai paėmus... Kaip spalio vidurio Lietuva, tai ir žinant dabar kokia vasara buvo, gal tikėkime, kad iš viso bus dar geresnis oras.
Bet su tuo ateina ir tie ribojimai, sakykime, nes vis tiek negali priimti labai daug žmonių į tą bėgimą ir dažniausiai registracija užsidaro anksčiau prieš varžybas. Tai pernai metais irgi buvo tokia situacija. Ir tada likus 3 savaitėm organizatoriai paskelbė, kad žiūrėkit, žmonės parašė, kad nedalyvaus varžybose ir atsilaisvino tam tikras bilietų kiekis. Ir aš žinau, kad iš mano sportuojančių bėgikų, iš mūsų klubo sportuojančių bėgikų kažkas norėjo tenais dalyvauti, bet nespėjo tiesiog užsiregistruoti ir numečiau tą postą ir tą registracijos linką. Mes turim Discordo kanalą savo klubo ir numečiau ir parašiau, sakau, žiūrėkit, yra proga, kas dar neužsiregistravo, užsiregistruoti ten iš 100, iš 70 km kitas distancijas. Ir Jonas Narkeliūnas parašė, sako, o kiek reikėtų laikų, kad tu 70 km bėgtum. Ir šiaip mes klube turim visai nemažai žmonių, bet Discord'e, toj grupėje tiesiog gan retai susilaukiam daug reakcijų kažkokių. Ir aš toks galvoju, lengva ranka tokį parašiau, tai 70 km, tai 70 laikų ir trenerio palaiminimas. Tai ta prasme, išsprogo tas postas ir aš tikrai iš pradžių nuoširdžiai tikėjausi, kad nesusirinks, bet nežinau, gal per kokias 3 ar 4 valandas ten susirinko 80 tų patiktukų ir Jonas Žakaitis ten iš karto palaimino, sako, važiuojam. Tai taip ir gausi, kad prisišnekėjau ir tada reikėjo užsiregistruoti ir subėgti 70 km. Kiek laiko čia buvo prieš, kada tu jau mentaliai supratai, kad tie laikai jau yra ir kiek laiko varžybų buvo likę? Čia buvo rugsėjo 25 berods diena. 3 savaitės. 3 savaitės. Wow. Jo. Ir kai susirinko ten per tą pusdienį tie visi laikai, aš Jonui Žakaičiui rašau, sakau, sveiki, žiūrėkit, man atrodo, reiks biškai pakeisti tos savaitės planą. Nes tada aš dar irgi iš tikrųjų ir man su Achilu nebuvo praėjusios visos problemos. Ir aš tik neseniai buvau vėl pradėjęs bėgioti labai palengva ir tada reikėjo taip gan drastiškai tą krūvį pasikelti, nes 70 km, tai ne šiaip savo. Bet atsakant čia labai tiesiai, labai per aplinkui, bet atsakant ir tavo klausimą, ar ta bazė tų kilometrų rinkimas prisidėjo, tai 100%, nes jeigu aš būčiau bėgiojęs po 50-60, tai visiškai kitaip būtų kūnas reagavęs, nes paskutinės tas 3 savaitės savaitgaliais aš bėgdavau po ten 30 km, man atrodo 35 prabėgau likus 7 dienom iki varžybų, nes aš norėjau patirti tą jausmą, bent jau pusės distancijos. Kaip mano kūnas, nes aš nesu niekada buvęs. Aš esu, kaip sakiau, maratoną prabėgęs ten su visom klaidom įmanomom, kai man buvo 18 metų, bet nuo to laiko mano ilgiausias bėgimas buvo vos ilgesnis negu 2 valandos. Okay. O kai mes kalbam apie 70, tai taip. Visai kitas žvėris yra. Turėjo omeny 3-5 kg longranai. Jo. Tai tu jau pavargusiom kojom jos bėgi bet kokiu atveju, nes dar ir savaitę matyti darbinį turėdavai treniruočių. Jo, tai nebūdavo gal tiek daug darbo, nes vėlgi, kadangi aš ten grįžinėjau po to off-seasono vadinamo, tai nes man atrodo gal ta didžiausia savaitė prieš Takeną gal buvo 100 km, gal 100 keli kilometrai, tai mes vis tiek taip atsargiau turėjom į tai reaguoti ir krūvį susidėlioti, bet jo, aš paskutinį long runą, kurį dariau, tai man atrodo jis ir buvo 8 dienos ar 7 dienos iki Takeno, 35 km, tam, kad tiesiog pajaučiau, kaip kūnas jaučiasi. Ir atsimenu, tada ir buvo, kad jau po 32 km man pradėjo šiek tiek traukti kojos raumenis ir aš taip galvojau, bus reikalų. Bet tas irgi leido suprasti, kad reikia pasiruošti, reikia daugiau druskų, reikia elektrolitų pačiam bėgimui tam. Jo, longrunas davė biškį įžvalgų, ką reikės daryti, kad tokių dalykėlių neįvyktų. Ok. Startas, dar prieš startą. Turėjai ambicijų? Tos ambicijos fone jos vis tiek, aš ateinu iš lengvos atletikos, aš kiekvieną kartą varžybose stengiuosi padaryti viską, ką galiu geriausiai ir galų gale tikrai viduje noras kažkoks buvo, aš tokį neslaptą, aš apie tai kalbėjau, bet norą turėjau Joną Žakaitį tą patį aplenkti, nes jisai prieš porą metų berods bėgo 70 km. Laiku turėjau. Laiku, jo. Bet šiaip aš nuoširdžiai neįsivaizdavau, kaip aš nesu buvęs toj situacijoje, aš nesu bėgęs tokį ilgą varžybą ir aš tikrai nežinau, kaip mano kūnas sureaguos. Ir aš turėjau tokį gal vidinį planą, kad bandyti bėgti didžiąją laiko dalį iki pirmo slenksčio, pagal pulsą tiesiog savo, iki 155 dūžių per minutę.
ir žiūrėti, kaip reaguos, nes aš žinau, aš irgi išsianalizavau trasą, žinau, kad ten bus ta ilga 12 km paplūdimio trasa, Malonumas grynas. kur aš tikėjausi, kad man bus čia mano ta zona tiesiog, nes šiaip dauguma jos bijo, bet man tai yra lygiausia trasas. Tai aš tai laukiu iš tikrųjų jos ir paskui nežinau, kaip kūnas reaguos jau po maratono iš esmės, kai dar reikia subėgti 30 km, lysti tuos miškus, visi raganų kalnai ir panašiai. Tai tokį kaip ir turėjau gal norą pabandyti kažką subėgti apie 6 valandas iš 6 valandų, bet neįsivaizdavau, kaip kūnas reaguos ir tikrai jau net ir bėgdamas nežinau, kaip čia viskas atrodys ir buvo ten niuansai net ir starto metu, kur apie mitybą, prieš pokalbį šiek tiek kalbėjom, tai kai ruošiesi 800 metrų distancijai, tau nereikia rūpintis geliukais, nereikia rūpintis angliavandeniais ir skrandžio problemom. Kai bėgi 70 km, jau supranti, kad tau reikės vartoti 80-90 gramų angliavandenių per valandą ir tu nežinai, kaip tavo kūnas sureaguos. Ir aš treniruotėse irgi stengiausi būtent tiek ar net daugiau šiek tiek valgyti per tos 30-35 km longranus. Ir labai džiaugiuosi, kad kūnas gerai priėmė tos angliavandenius ir neturėjau jokių problemų. Ir pasiskolinau dar kuprinę iš kito, nes neturėjau, jokios treilo įrangos aš šiaip neturėjau. Aš net ir treilo batų nenusipirkau prieš. Norėjau klausti, bet ne su plento batais bėgai. Su plento. Aš bėgau su plento batais, nes aš galvojau, tai vienos varžybos, nepirksiu treilo batų dėl vienų varžybų, kurių paskui nepanaudosiu. Tai nusipirkau tiesiog visų dydžių didesnius treilo batus, plento batus, Nova Blastus Asics, mano mėgstamiausi batai. Ir nežinau, kad koja gali patinti, tai kad kuo mažesnė tikimybė būtų nuospaudų, kad neturėčiau problemų, tai pasiėmiau tiesiog visų dydžių didesnius ir su jais ir bėgau. Treilo kuprinę paskolino klubietis, geliukus ten irgi susipirkau, gertuvės susipirkau ir aš vieną kartą berods pasibandžiau tą kuprinę prieš ir viskas buvo gerai. Duoda starto šūvį, nemeluoju, 100 metrų nepraėjo, gertuvė išslydo iš kuprinės, nukrito, nulūžo kaklelis, kurį reikia gerti. Ir ten susimaišęs angliavandenių gėrimą, pasiskaičiavęs, kad man reikia 2 gertuvės išgerti per valandą, iš esmės planas buvo gerti litrą per valandą. Ir trečios gertuvės tu neturi. O kam trečiam, taigi viskas suplanuota, tai turiu 2 gertuvės, kas 12 tų kilometrų, kas maitinėlę iš naujo pasipildau ir viskas. Tai nulūžo, aš ją kažkaip ten bėgdamas dar bandžiau sugrūsti atgal, tai pusiau pavyko, ten įsidėjau į diržą tada jau, net nebe į kuprinę, nes dar su neikė diržų bėgau ant jos mes. Tai man ten visur per šoną bėga, žodžiu, ir aš tada taip su 1,5 gertuvės bandžiau visą tą distanciją ir išgyventi. Bet pavyko, viskas gerai, su skyšiais pavyko susitvarkyti, prabėgo biškį pro šoną, bet užteko. Šitoj vietoj norėčiau dar gal zoomą tokį vieną padaryti, 100 metrų iškrenta, frustracija tikrai paima. Kaip tvarkeisi psichologiškai, ką savo pasakėjai galbūt? Čia gal viena ta gražioji sporto dalių yra, kad su laiku tu išmoksti stresinėse situacijose galbūt ramiau reaguoti ir tas yra toksai šaltas protas, kuris leidžia išspręsti problemas ir jo, aš bėgau, iškrito ta gertuvės, sustojau, pasiėmiau ir toksai susinervinau sekundį, bet galvoju, kas, tai reikia toliau bėgti tiesiog ir nieko tu su to nepadarysi. Tai pabandžiau tiesiog greitai ją susitvarkyti. Ir šiaip iš tikrųjų dar čia gal toks nuokrypis truputį, bet labai padeda, kai tie patys pokalbiai, kuriuos aš vedu savo tinklalaidėje ir pakalbiu su įvairiais sportininkais ir Justino Leveikos dviratininko tokio patirtis irgi yra, kur išvažiavo į ten 3 dienų varžybas ir suprato, kad neturi pakrovėjo šitų pavarų perjungimo baterijų tiesiog. Ir tu supranti, kad ultra ištvermės sportuose daug tokių situacijų pasitaiko ir tu negali dabar atsisėsti ir pradėti verkti, kad tau gertuvė iškrito ar baterijų. Tu turi spręsti problemas tiesiog. Tai čia irgi toks, kadangi žinau, kad bus tos maitinėlės, žinau, kad turiu antrą gertuvę, kažkaip išgyvensiu, o jeigu ne, tai reikės suktis, bet jo, kažkaip panika nepaėmė, supranti, kad galų gale vis tiek reikės įveikti ir tą darai. Jo, aš ir savo, ir savo bėgikam, ypač kurie ultras pirmas bėga. Aš vis laik sakau, ultramaratone
Neklausimas, jeigu kažkas nutiks, klausimas, kas Kaip. ir kas nutiks. Jo. Ir turėti ten mini planelį, jeigu ten su skrandžiu darysiu, tai bent jau preliminarų, kad tu toj situacijai turėtum kažkokias gairias, kaip judėti. Tada neturėjau, nes mano pirmos trailo varžybos ir aš galvojau, kad viskas eisis kaip per sviestą. Nu, iki to fizinio gal dalyko, kur nežinau, kas manęs laukia, bet dėl technikos aš galvojau, tai viskas pasiruošiau. Taip. Tai plano B nebuvo. Dar liekant prie Kuršių nerijos, kaip sekės tada paplūdimy? 12 km smėliukų pakapot. Gerai, iš tikrųjų, čia dar Stravoje, man atrodo, ten segmentas yra sukurtas, tai mačiau, kad antras geriausias laikas Stravoje mano buvo per visą laiką, kiek, kas ten bėga su Strava. Ir aš šiaip tuo metu nežinojau, kokioje aš pozicijoje esu. Paplūdimy, kai bėga, ar ne? Jo, prieš patį bėgant į paplūdimį mes bėgam su tokiu vyruku kartu ir jisai sako, tai ten prieki lyderiai. Aš toks galvoju, jog rimtai, nes man pasirodė, kad mes, kai išbėgom startę, man reikėjo gertuvę tą man atrodo, kad ten jau gal 6 ar 8 nubėgo į priekį ir aš galvojau, kad kažkur top 10 gal esam čia nais. Jisai sako, va, tenais priekį 3 ir ten toliau pirmi 2. Aš toks, galvoju, nesitikėjau. Ir iš esmės, va, tą 3 vaikiną aš gal per pirmus 2 kilometrus pasigavau ir tada žiūriu, kad bėgu ir ten lyderiai, man atrodo, ten buvo Kavaliūnas ir Šipkinas, pirmi 2. Tai aš juos tolumo, jie ten už daugiau negu kilometrų buvo. Jie per pirmus tos kilometrus tikrai didelį tą atstumą susikūrė. Ir jie kažkur ten tolumoje buvo, aš mačiau ten tik tai periferijoje, bet mačiau, kad jie taip palengva artėja. Tai man iš tikrųjų pakankamai greitai susibėgo ta atkarpa, tas smėlio ruožas. Iki lyderių, tai jo vis tiek dar ten buvo labai toli, aš atsimenu, dabar tiksliai neatsimenu, bet atsimenu, kad mačiau, kai jie jau taip pasuko į dešinę užbėgti į kopas, link jau miškų. Aš ten pasižiūrėjau, kad gal apie 4 minutės buvo skirtumas, nepamenu dabar tiksliai, bet grubiai apie kilometrą vis tiek dar buvo tas skirtumas. Ir aš galvoju, jie ten jau bėgs ir tiek juos aš čia ir mačiau tiesiog. Bet jo, man patiko Nidos oro uostas, 500 metrų plento ir tada ta smėlio atkarpa, nes po jos, ten tai jau prasidėjo ultra. Jo, Raganų kalnas tikrai stipriai kitoks. Aš iki Raganų kalno atsigavau, iš tikrųjų, man baisiausi buvo kažkodėl pirmi tie metrai, kai lindom į miškus ir ten tokių santykinai techniškų ir pakilimų ir nusileidimų per samanas, per šaknis ir man tenais jau pradėjo traukti kojas ir čia buvo 42, 43 gal kilometras. Ir aš jau ten pradėjau galvot, kad Juodkrantėje ieškosiu, kas mane parveš namo, nes, galvojau, tiesiog nefinišuosiu, nes traukia kojas baisiai. Hamstringą traukė, paskui blauzdas pradėjo traukti, man viską pradėjo traukti iš esmės. Tai jo, ten buvo ta akimirka, kai aš galvojau, kad aš nefinišuosiu, bet paskui kažkaip išsijudinau ir tai jau visi pasakojo apie Raganų kalną kaip baisiausia tenais vos netrasos vieta. Aš supratau, kad aš Raganų kalną jau prabėgau kažkurio momentu, nes aš laukiau to baisumo, bet jo nebuvo tiesiog. Tai nežinantiem, Arnas atbėgo antroji vietoj Trail Kuršių nerijai. Ar pavyko, pats nežinojau tavo šito slapto tikslo dėl Jono laiko, ar pavyko Jono laiką pagerinti? Pavyko. Tai dabar bus Jono laikas bandyti atsikovoti laiką? Neužleisiu šių pozicijų, tai šiemet užsiregistravau vėl į 70 km ir tikiuosi, bet kartais gal būna, man bent jau tikrai tai būna, manau, kad ir kitiem tai būna, kai pirmą kartą kažką darai, sekasi geriau, negu kai paskui susikelia ekspektacijas, galvoju, kad ruošiesi tam ir tada kaip tik būna prašiau. Bet aš savo dabar jau keliu ekspektacijas ir mes ir su Šipkinu čia kalbėjom, juokavom, kad sakau, kitais metais grįšiu pasimti pirmą tą vietą iš tavęs, bet jisai šiemet 108 bėgs, 104 km, tai gal, nežinau kaip ten gausis, gal kartu bėgsim pradžią, nes jis tikrai labai geros formos yra, bet jo, tikslas, noras šiais metais padaryti geriau, šiemet jau trailo batus turiu. Tai. Jau vien dėl to turėtų būti geriau, supratau. Bėgai ne tik šitas ir daugiau, jeigu bendrai žiūrint, pereinant į Beklę ir dabar ruošiantis, ar ne, kas buvo iš tų ne tik gal fizinių, bet ir psichologinių dalykų, kur kas kitaip negu tie patys 800 metrų. On the paper jie faktas ant labai skirtingų, bet kas konkrečiai tau buvo iš tokių didžiausių shiftų, tiek fizinių, psichologinių, mitybos galbūt net tų pačių?
Jo, mitybos tai faktas, kad kur kas daugiau, nes vat, kai ruošiausi 800 metrų distancijai, nors, kaip sakiau, tas kilometražas buvo didelis, bet dažniausiai darydavau 2 treniruotės per dieną ir tie bėgimai nebuvo tokie ilgi ir apie mitybą daugiau reikėjo galvoti tarp treniruočių. Tai yra prieš ir po, ar ne? Prieš po jo tarp treniruočių, kai dienoje yra 2 treniruotės. Dabar ne tai, kad į kiekvieną bėgimą, bet gėliukų valgau, gėrimų geriu, nesu gyvenime tiek jų vartojęs ir reikia tikrai tuo pasirūpinti ir išbėgi jo 3 valandų kažkokį longraną, tu turi su savim neštis 300 gramų angliavandenių įvairiom formom. Ir visą laiką jų turėti, pasiruošti, tai pradėjau jau daugiau net ir pats maišytis maltodekstrino ir fruktozės gėrimą, nes gal 5 kartus pigiau gaunasi tiesiog, tai efektas tas pats, cukrus tas pats, tiesiog, kai reikia valgyti tokius kiekius to cukraus, tai pradedi kažkiek ir skaičiuoti net. Tai jo, šitas tikrai yra pakankamai didelis iššūkis suvartoti tiek angliavandenių, ne kiekvienam, bet daugumoje tų bėgimų. Yra gal kažkiek logistinis, nes norint ruoštis trailui, tu turi lysti į miškus ir ne visą laiką gal patogiai tas gaunasi. Šiemet mes su žmona persikraustėm į būstą, tai ten visai gerai yra tas, kad yra tokia rolling hills, tokia smėlėta trasa ir pakankamai galiu susirinkti to kilometražo ir vertikalių metrų, bet šiaip norint tą rimtesnį gal santykį gauti, vis tiek reikia važiuoti į Sapieginę. Arba į Karoliniškes, tai vis tiek logistinis toksai dalykas gaunasi, kur tu turi pasiplanuoti. Ir tas kentėjimas, ne tai, kad net gal kentėjimas, bet specifika paties trailo, aišku, yra kitokia ir jeigu 800 metrų bėgimas yra toks grynas skausmas, sakykime, kur tu ten 2 minučių malonumo. Minutės gal, sakykime, nes pirma minutė jinai praeina pakankamai greitai, pozicijos užsiėmimas, dar tu jautiesi santykinai gerai, tu bėgi greitai, bet pas tas skausmas ir tas tiesioginis fizinis skausmas iš tikrųjų, kuris yra, tai jisai ateina jau iš esmės likus 300 metrų kažkur, tai jau paskutinės tos 40 sekundžių ten yra ir fizinė, ir psichologinė katorga, sakykim taip. Trailė tas kentėjimas yra visiškai kitoks ir Takeno ta pati patirtis, atsimenu, kai iš esmės subėgau 35 kilometrus, ten paplūdimio ruože ir buvo būtent tas taškas ir taip supranti, pusė liko. Kai paprastai šiaip tas pusė liko visai nudžiugina, tada buvo, atsimenu, kad blemba liko pusė. Ir tas kentėjimas, tas toks kitoks vis tiek yra ir jis nėra gal skausmo skaliai, pavyzdžiui, arba šiaip to apskritai įvertinus, tai ten to, nežinau, 5-6, bet tu žinai, kad 5-6 tau reikės dar 3-4 valandas tenais būti. Tai yra tokių niuansų, o dabar jau gal prasideda, Takenas nėra gal super techniška trailo trasa, bet dabar prasideda niuansai, kai buvau pirmą kartą varžybose Lenkijoje kalmuose jau, dabar ruošiuosi pasaulio trailo čempionatui ir buvau kaip tik prieš kelias dienas grįžau iš mini stovyklėlės, tai supranti, kad tie kalnai yra visiškai kitokie. Tai yra tas techninis elementas, į kurį įeina fizika, kad tu tiesiog nesugebi greitai dėlioti kojų techniškose vietose, ypač nuokalnėse, yra tas psichologinis, kur yra ir baimės. Tu saugaisi, tu atsargesnis esi ir šitus dalykus reikia išmokti, išjungti, bet tam reikia tiesiog patirties ir daug laiko tenais praleisti. Tai čia gal irgi yra tie niuansai, su kuriais reikia išmokti susitvarkyti iš naujo, atrasti juos, pažinti save geriau, parizikuoti gal kartais ir tas paskui atrakina kažkokius naujus levelius, naujus greičius. Dar norėjau paklausti giliau apie tą, liko dar 35 km vidury, kojos tikrai jau nešviežios. Turi kažkokius copingo mechanizmus, kaip kalba būna bėgi nuo stotelės iki stotelės ultramaratonė, arba jau tik 35 liko, tai čia vienas longranas ir that's it. Pačiam pats naudoji kažkokius coping mechanizmus? Jo, tai man gal tas toks vidurio taškas dažniausiai yra, kur tiek ir treniruotėse, pavyzdžiui, kai intervalus bėgi, jeigu kažkokia sunkesnė treniruotė yra ir tu žinai, kad tarkim bėgi 8 kartus po 400 metrų pavyzdys, tai tu jau nuo to 4 tu skaičiuoji atgal.
Liko 3, liko 2 ir aš dar net dažniausiai skaičiuoju, aš paskutinio nebeimu. Aš skaičiuoju, kad liko, pavyzdžiui, liko 4 intervalai, sakau 3 ir viskas. Paskutinis yra viskas. Man reikia padaryti 3, aš paskutinį subėgsiu. Trūks, plyš, kraujas iš nosies, padarysi. Tai aš dar taip apsimažinu. Ir tai yra paprasčiau daryti, kai yra 8 intervalai po 400 metrų. Kai yra 35 km likę, gal šiek tiek sunkiau yra taip save apgaudinėti, bet irgi labai gerai atsimenu iš Trail kuršnėlės, kad kai buvo likę pusė, ir aš supratau, kad pirma dar dalis greitesnė, ten pagal laiką, nes ten lygesnė jinai yra, antra dalis bus lėtesnė, nes ir nuovargis, ir ten daugiau visokių sukilimų. Tada buvo sunku ir tada prasidėjo ir fiziniai visi dalykai, kojų traukimai, bet ir aš taip judėjau ir taip, prabėgai kilometrą ir taip po kilometrą tiesiog skaičiavau ir po truputį artėjo gal tas tikslas. Ir atsimenu, kai liko 15 kilometrų, kas tikriausiai bet kokiam kitam scenariui atrodo 15 km, čia belekas, bet tada galvoju, 15 km viskas, tikrai dabėgsiu. Tikrai čia jau 70 bėgant, 15 paskutiniai, saulėgrąža, tiesiog išgliautis. Tai bandai apgauti smegenis kažkiek, kad turi įveikti tą atstumą, ypač kai yra sunku, kad nebedaug ir kai jau liks paskutinė atkarpa, smegenis tavo supranta, kad tu finišuosi. Kartais atsiranda dar tas antras kvėpavimas, tada tu dar greičiau pradedi bėgti. Ir su laiku gal tą lengviau yra padaryti ir vis kaip patiri tų ir ilgesnių treniruočių ir taip atrodo, bėgi, lipi į tą kalną, dar liko ten 3 km lipt, tada 15 bėgti žemyn su rolling hillsais visokiais, o jau atrodo sunku, bet supranti, kad tavo kūnas yra pasiruošęs tą padaryti, tu turi praeiti kažkokias tas sunkesnės akimirkas ir paskui bus lengviau. Labai rezonavo šitas irgi, reflektavau dabar, kaip tu kalbi dėl to atstumo. Faktas jisai skirtingas, bet yra kažkuris taškas, kai tu sakai viskas, aš jau nubėgsiu, tu žinai, tavo smegenys jau paleido tą stok jau gana, bet viskas, liko tiek mažai, kad tu jau padarysi. Atstumas tas skiriasi, bet tas jausmas ateina tokio užtikrintumo. Dar vienas dalykas, kurį norėjau dėl Beklės paklausti, minėjai 800 metrų, labai kontroliuojama aplinka, atstumas, laikas, labai tiksliai viską, lygi ta pati danga stadiono. Kai perėjai į trailą, buvo šiek tiek kažkokio, nežinau, iš kur čia plaukiančio galėtų būti, ar ego, ar tiesiog įprotis žiūrėti laikrodį ir žiūri, tas peisas pradeda nieko nebereikšti, nes prabėgs apeiginį 10 km ir, nežinau, kaip sakai, rolling hills, kur ten kalniukai, peisas skirsis diena į naktis, pastanga bus ta pati. Buvo sunku shiftinti šitą mindsetą, kad į peisą jau per daug žiūrėti dabar gal ir neverta? Šiek tiek buvo sunku, bet man atrodo pakankamai greitai su to susitvarkiau ir tą matau ir savo treniruojamuose žmonėse, kurie pirmą pabando miško bėgimą ir sako, bet tai čia 7:30 peiso, aš bėgu, kas čia per bėgimas. Chill, sakau, ramiai. Tai aš, pavyzdžiui, kai bėgiodavau, kai ruošdavausi stadiono varžyboms, autolepas 1 kilometro visą laiką pas mane laikrodyje nustatytas yra ir kad ir ką bėgu, aš dažniausiai turiu, nebent aišku, ten darai kažkokias treniruotės, tai tada tą autolepą pasišiftini pagal tai, kokius intervalus darai. Bet ramus bėgimai, tempiniai, viskas, ką bėgi, tu turi autolepą ir tu matai 3:45, prieš 105 pulso neblogai, ten kitą kartą bėgi 4 minutės, sunkiau, lėčiau. Ir tu labai stebi visus šitus dalykus, kiekvieną tą splitą, ten lengvo atletiko stadione, tai iš viso ne tai, kad sekundės, bet sekundės dalys yra, kur žmogui, kuris stadione nebėgiojas, pasakyti, kad tu per metus laiko nusimetei pusę sekundės, kažkokia, prasme, tai kas čia, nieks neskaičiuoja tos pusės sekundės, o tau čia yra nesveikas progresas. Ir tada, kai pradėjau daugiau bėgioti kalnuose, tai vienas iš pirmų dalykų, ką pasidariau, tai išjungiau autolepą, nes tai nebeaktualu visiškai. Tam tikrose vietose lepinį naudoji, norėdamas lyginti, pavyzdžiui, tą pačią įkalnę lipdamas, pasižiūri, koks yra peiso pulso santykis. Bet šiaip išjungiau, aš dabar esu nusistatęs laikrodyje 24 minučių alertą, kas 24 minutės dėl mitybos. Aš kas 24 minutės valgau tiesiog. Geras. Čia šitą taką nenaudojau ir iki šiol naudoju visur. Geras. Kodėl 24, tai čia tiesiog aš dabar ir žadintuvus nusistatinėjau visą laiką, ten 6 kem 3, 7, 17, random skaičius, bet 24 minutės, nes, iš esmės aš vartojau 40 ir 30 gramų angliavandenių geliukus. Ir iš esmės per 2 valandas gaunasi 5 valgymai. Ir aš taip tiesiog išskaidžiu, kad
per 2 valandas turiu suvartoti 180 gramų angliavandenių, kas yra 90 per valandą. Jo. Tai tos 24 minutės tiesiog įsimuša į tos rėmus. Tai va čia aš dabar jau net ir kartais to laikrodžio nebestabdai sustojęs kažkurioje vietoje, nes, sakau, jis praranda tiesiog prasmę visas ir žiūri paskui galų gale ten pastangą, pulsą, bendrą laiką ant kojų tiesiog ir pagal tai treniruojasi, negu kad pagal skaičiukus tuos. Tai labai stipriai pasikeitė ir aš manau, kad pakankamai lengvai gal su tuo pavyko susitvarkyti, nes galų gale irgi, sakau, supranti, kad čia vat Vilniui, pavyzdžiui, kai bėgi, tai ten 1 kilometrą gali įveikti per 7 minutės kažkiek ir ten bus ir įkalnė, ir nuokalnė. Dabar kalnuose buvom 1 kilometrą 27 minutės eini, nes 350 metrų sukilimo. Tai o ką čia reiškia? Taip. Tai kilometrą įveikia per 27 minutės? Taip. Kai pasakoju apie bėgimo savo istoriją, paminėjai vieną dalyką, kad žmonių treniravimo pas tave tapo vis daugiau. Taip. Tai neriant į tą temą, gal toks vienas iš plačiausiai apimančių yra tavo treniravimo filosofija, ar ne? Ar tu ją iš anksto nusistatėjai, jinai natūraliai tau gimė? Ar jinai kinta, gal ir ne dabar? Kito ir manau, kad kis. Čia kaip ir su gal pačiu treniravimu iš fizinės pusės, jau jeigu, mano nuomonė, gal aš klystu, bet jeigu pasakai, kad jau žinai, atradai slaptą receptą ir žinai, kaip viską reikia daryti, nemanau, kad tai yra gerai. Manau, kad visą laiką yra vietos eksperimentavimui, bandymui, naujom kažkokiom žinioms ir naujiems triukams, naujiems bandymams. Tai nemanau, kad tu kažkada gali sakyti, kad 100% žinau, ką darau. Tai manau, kad ir su filosofija gal kažkiek yra kertiniai dalykai, kuriais dabar vadovaujuosi, kuriais tikiu ir kurie, manau, nesikeis, bet tam tikri niuansai gali keistis. Ir aš kaip minėjau, kai pats buvau lengvaatletis ir mano visas gyvenimas, mano visas prioritetas buvo sportas ir aš visą savo dieną dėliodavausi apie tai. Aišku, kai esi universitete, mokykloje, tai sunkiau tu eini treniruotės po paskaitų, po pamokų, bet kai jau baigiau universitetą, ryte yra treniruotė, tada laikas atsistatymui, tada vakare galbūt kita treniruotė arba ten kažkokie darbai, aš dirbau ir sportpoint parduotuvėje, paskui pradėjau treniruoti žmonės, bet viskas sukosi aplink bėgimą. Visų pirma, tu turi padaryti gerą treniruotę, dienos visi kiti dalykai, antra vieta. Ir prieš pradedant treniruoti žmonės, aš galvojau, kad aš taip žmonės ir kitus treniruosiu. Ir aš apskritai save mačiau iš karto, taip norėjau dirbti su jaunimu, su lengvaatlečiais, su aukštais rezultatais. Ir šitoj vietoj esu tikrai labai labai dėkingas Jonui Žakaičiui, su kuriuo mes ir pradėjom, kai grįžau dirbti, nes jis mane paskatino, aš jam irgi tą patį pasakiau, sakau, bet aš dabar nenoriu eiti į treniravimą, nes aš noriu susifokusuoti į savo sportą, tai yra mano prioritetas, kai baigsiu, tada pradėsiu treniruoti. Ir Jonas sako, bet žinok, būtų gerai pradėti dabar dirbti ir ypač pradėti dirbti su mėgėjais, nes tu daug dalykų išmoksi, daug dalykų pamatysi. Ir jisai mane pastūmė, paskatino tą padaryti ir aš taip labai, iš pradžių labai palengva, paskui gan greitai susikrovau, gal taip, atėjo pas mane daug žmonių, Jonas daug žmonių atsiuntė ir ta tokia bazė bėgikų mėgėjų. Ir man pradžia buvo sunki gal iš tos pusės, kad aš turiu savo požiūrį į sportą, kad tai yra prioritetas. Ir aš noriu, kad mano žmonės, kuriuos aš treniruoju, lygiai taip pat galvotų. Ir man yra keista, kai žmogus sako, tai vakar vakare patūsinau ir šiandien intervalus dariau, tai biškai sunkiau bėgosi. Ir aš su tuo tikrai sunkiai tvarkiausi iš pat pradžių, bet paskui supranti, kad tai yra mėgėjai sportininkai, kurie bėgimas jiem yra antra, galbūt trečia, galbūt net ketvirta veikla dienoje. Ir aš kaip treneris tada irgi supratau tai, kad tu neturi visą laiką statyti pirmoje vietoje bėgimo ir turi kreipti dėmesį į visą gyvenimo ritmą, į visą stresą, kurį jie patiria ir bėgimą paskui lipdyti jau aplink tai. Ir iš to gal paskui su laiku, per šitus jau čia 6 metai, man atrodo, kai aš jau dirbu su bėgikais, tai išplaukia gal tos porą kertinių gal dalykų, kad tai visų pirma yra tas pastovumas gal, sakykim taip, kad svarbiau yra surinkti per daug metų, per daug mėnesių palengva, galbūt keliant krūvį, išlaikyti tą consistency, tą pastovumą tokį. Ir
viena didelė kažkokia savaitė, jinai neatstos 10 vidutinių, sakykime, savaičių. Ir tai, kad tu turi mėgautis tuo, ką tu darai. Čia yra tikriausiai svarbiausias dalykas, nes jeigu turi kažkokį tikslą, aš šiaip nesu projektų žmogus, ypač kalbant apie bėgikus, su kuriais dirbu, ir dėl ko labai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie visus tuos 6 metus pas mane vis dar sportuoja ir mes esam sukūrę ir gražius ryšius, ir draugystės, ir viską. Ir aš net dažnai, kai žmonės kreipiasi dėl treniravimo, iš karto pasakau, kad aš esu į procesą orientuotas treneris. Aš nenoriu, kad pas mane ateitų žmogus, kuris pasakytų, žiūrėk, aš noriu pasiruošti Vilniaus maratonų iš 4 mėnesių ir ačiū, viso gero. Aš noriu turėti ryšį ir su tuo žmogum ir parodyti jam, kad bėgimas tai gali būti, pats bėgimas gali būti tikslas ir kad procesas gali būti labai fainas ir tada atrandi su tais žmonėm, kažkuriuos reikia paspausti gal labiau, kažkuriuos mažiau, vieni nori bėgti daugiau, kiti mažiau ir tu atrandi tą tokį santykį su kiekvienu žmogumi ir kiekvieno žmogaus subėgimu, kas jam veikia ir kas jam patinka, kas jam tinka, ką jisai nori daryti, tam, kad tu jį išlaikytum tam sportui ir turėtum gerą santykį su tuo. Tai va čia gal tokie 2 dalykai, va tas ilgamžiškumas, pastovumas ir tikrai meilė tam, ką tu darai. Žiauriai gerai skamba. Bet, čia, manau, baziniai tokie dalykai, nesakau, gali turėti tikslą ir jis tave ves kažkokį tam tikrą laiko kiekį, o kas tada bus, kai pasieksi tikslą? Tai, tikėtina, kad arba sugalvosi kažkokį naują, arba tada baigsi. Bet jo, manau, kad iš esmės, iš giliai, jeigu turi tą vidinę motivaciją, tą norą tą daryti, nesvarbu, ar tai yra bėgimas, ar tai padelis, badmintonas, ar knygų skaitimas. Tai vis tiek, daryk tą veiklą, kuri tau patinka ir aš per bėgimo prizmę einu į tai. Man labai koreliuoja, ką sakei dėl ilgamžiškumo sporto ir to neperspaudimo. Kad išgręžiam bėgiką, kad ir mėgėja, dar iš dalies gal ir net savo ambicijas ant jo uždėdė, aš čia kaip treneris dabar jį paruošiu per 4 mėnesius geram laikui, jis nubėga ir tada sako never again in my life. Ta prasme, pragaras buvo, žiauriai nepatiko, aš ir savo bėgikams sakau, pirminis tikslas turi būti finišuoti su šypsena veide ir tada po atsistatymą galvoti, tai kur dabar vėl. Nes faina ir tas procesas pasiruošimo ir taip toliau. O ne atvariau, atsukau, postą įsidėjau, sulaukiau tų laikų, uždariau tą etapą, varnelę užsidėjau. Čia kaip vienoje dainoje labai man patinka, vis paklausau, tai life is not a checklist. Ta prasme, tai kaip ir tu sakai, tai yra patirtis ir procesas, jis yra testinis. Tai jo ir nereikia kažkurio momentu būtinai užbaigti. Taip. Ne, aš irgi apie varžybas, tai man faktas, kad visi žmonės turi ne visi, dauguma turi kažkokius tikslus ir nori kažką pasiekti, bet galų gale varžybos rezultatas tai yra tik tai vyšnia ant torto, bet visas tortas tai yra procesas. Taip. Tai čia kaip ir tos klišinės visos frazės, kad ne kalno viršūnė, o kelionė, tai, bet tai yra tiesa ir manau, kad turi tą savo kažkuriuo momentu pripažinti ir pasakyti, kad daryti dalykus dėl to, kad tu nori juos daryti, o ne dėl to, kad galbūt kažkoks yra ten gale taškelis ir čia, man atrodo, Danas Rapšys kažkuriam podcast'e sako, jeigu tu pastoviai eisi minusą tam, kad užsidėtum tenais gale pliusiuką, tai tu vis tiek eisi į minusą. O yra tikimybė, kad tu dar ir viršui minusą. Tai tau visą laiką tu darysi į minusą tiesiog. O jeigu tu mažus pliusiukus dėsies ir gale užsidėsi dar vieną didelį pliusą, bet net jeigu ir minusą užsidėsi, nes ne visos varžybos paeina taip, kaip tu tikėsi, kad paeis, tai bent jau tie pliusiukai jie susistekins ir susidės. Taip. Tokį trumpą sidestepą padarysiu, minėjai dienoraštį. Kiek kaip treneris pats rekomenduoji bėgikam? Čia gal surišiu iš to klausimo, kartais, asmeniškai galvoju, tas dienoraštis gal tau ir padeda nepamesti šiek tiek galvos dėl to tikslo, pareflektuoti, kad čia vienas stepas tik procese, turėjai blogą treniruotę ar blogas varžybas, tai nėra, kaip pasakyti, tai nėra nesprendimas, nuosprendis likusiam gyvenimui. Tai tik blipas visam procese. Man asmeniškai, pavyzdžiui, būtent iš šito taško padeda journalingas sporto. Tai ar tu kaip treneris rekomenduoji bėgikam ir kodėl turėti žurnalą? 100%, 110 gal net procentų, jeigu galima užmest vos ekstra, kad pastresinčiau labiau. Su visais bėgikais, su kuriais dirbam, gal jaunimas dabar šiek tiek daugiau einu jaunimo treniravimą, tai ten, kurie jaunesni dar irgi jie
kadangi kol kas gal dar nedaug treniruojasi, tai su jais neforsuoju dar šito dalyko, bet su visais mėgėjais, su visais semi-pro bėgikais, su kuriais dirbu, tai treniruočių planas yra kertinis dalykas, nuo ko mes atsispiriam. Ir aš kaip treneris, aš galiu sudėti treniruotės, tiesiog parašyti, ką aš noriu, bet tai, kokį žmogus duoda man feedback atgal, tai, ką jisai surašo tame plane, tai, kaip jisai pats įsivertina savo nuovargį, tai yra tas atgalinis ryšys, nuo kurio viskas atsispiria tiesiog, nes aš galiu duoti 5 žmonėms tą patį treniruočio planą, vienas po savaitės parašys, kad nuovargis yra 1, kitas parašys 5, kitas parašys 10. Ta. Ir jeigu aš šitų dalykų nematysiu, tai ką tas krūvis reiškia tam žmogui ir tu negali adaptuoti to plano. Tai čia vienas dalykas, kad tai tiesiog padeda labai optimizuoti treniravimosi procesą, o kitas dalykas, kai pats žmogus savo ranka surašo splitus, surašo pulsą, surašo pastangą, parašo kažkokius komentarus, kad šiandien jaučiausi stiprus, šiandien galbūt pavalgiau 2 valandos prieš treniruotę ir skrandis neveikia, tai kai tu šitos dalykus dokumentuoji ir tu užregistruoji juos ne tik tai tam šyce, bet tu užregistruoji ir savo smegenyse, tu žymiai geriau pažįsti savo kūną tiesiog. Ir tu gali tada priiminėti tuos sprendimus, tai 100%. Ta prasme, aš apie tai čia paskutiniu metu vis su daugiau bėgikų pasikalbu, kad čia truputį iš kitos gal temos, bet apie tą savo kūno pajautimą, kas, tai yra tas Excelio, pavyzdžiui, mes naudojame Excelio paprastus labai basic failus, bet, tu ten surašai tiesiog, kaip tavo viskas sekas, kaip jaučiasi ir mes esame ir sukūrę algoritmą mūsų informatikai, kur tu gali iš Stravos tiesiog išeksportinti automatiškai, paspaudi vieną mygtuką ir tau sumeta, kad tu subėgai 10 intervalų, tokiais tempais, tokiais pulsais, bet tu tada neįsigilini pats ir neanalizuoji, ką tu padarėjai. Tai panašiai yra su ta pastanga, kaip aš su savo bėgikais dabar komunikuoju labai, kad kartais mes laikrodyje įsidedam treniruotę iš anksto, šiandien tau reiks bėgti 6 po 800 metrų, ten tokiu ir tokiu tempu, ir tu tada į tuos skaičiukus, tave viskas sumeta tenais, bet tu nesupranti, kaip tu viduje jautiesi ir to vidinio laikrodžio tu nesusikalibruoji. Ir aš ten tokį mini eksperimentą dariau dar irgi su savo greitesniais, rimtesniais bėgikais, kurie savo laktato matuoklius turi, tai jie pasimatuoja laktatą, nepažiūri į skaičių, bet jie savo mintyse pasako, manau, kad buvo ten 2,3 mmol. Ir tada tik tai po treniruotės jie pažiūri ir jie užrašo, pavyzdžiui, kad maniau, kad bus tiek, o buvo tiek. Ir tu taip sukalibruoji tą vidinį laikrodį. Tai tie pajutimai, tai, ką tu užsirašai, tai, ką tu sąmoningai padarai po treniruotės, tai yra dalis treniruotės, nes jeigu tu viską aklai darysi, tai ir procesas, ir progresas, man atrodo, nebus toksai pat geras, nes tu tiesiog padarysi, uždarysi duristas, eisi daryti savo dienos kitų reikalų ir pamirši, ir kitą dieną darysi tą iš naujo. Tai manau, kad... Kelis kartų ir su keliais šnekėjom ir tavo įdomi nuomonė tada dėl tų pačių technologijų. Kaip sakom, nereikia aklai pasitikėti, nes, kaip tu sakei, tada nereikia galvoti. Tau parašė toks spacas, toks tiek laktato ir viskas. Tau net nereikia, o kaip aš toj zonoje jaučiuosi, tarkim, arba tam pace, arba toj pastangoj. Tai tada net mąstyti nereikia. Tai ar tai būtų vienas iš tau didžiausių iššūkių kaip trenerių, ar yra ir kitų dalykų, kurie tau dabar kaip trenerių yra iššūkis dirbant su bėgikais? Čia yra vienas iš, tikrai ir čia galim prasiplėsti, kad tos technologijos jos yra žiauriai geras dalykas, mes jų tikrai daug naudojame, stengiamės išnaudoti jas tam, kad geriau suprastumėm fiziologiją, suprastumėm žmogaus kūną, kaip veikia jis individualus asmuo. Bet tai neturėtų būti jo tik juoda arba balta, kad arba naudojam, arba nenaudojam. Ir kartu su technologijomis susikalibruoti, nes, pavyzdžiui, mes, kai darom irgi laktato testus žmonėms, stengiamės visiems pasidaryti laktato testus, kad suprastumėm, ką jiem koks intensyvumas reiškia tiesiog. Ir toj testo protokole mes naudojam tą RPI skalę arba pastangos tiesiog skalę, kad žmogus iš esmės testą darydamas, jisai supranta, kas jam yra nuo 1 iki 10. Taip. Nes pasakyti 6 iš 10 dažniausiai nieko nesako. Akume, jo. Akla. Taip, ir kiekvienas turi labai skirtingą tą skalę ir, pavyzdžiui, kalbant apie tos pačius laktato testus, yra atvejų, kai testas baigėsi, žmogus nebegali greičiau bėgti, sako 7 iš 10.
Nu, bet tai gerai, tai supranti, kad tai nėra 7 iš 10, šiaip, nu, tu nevertintum to, bet tam žmogui tai yra 7 iš 10. Ir tada jau treniruojančių procese, tu tam žmogui, kai nori duoti specifinį kažkokį stimulą, tu sakai, tada bėg ne 7 iš 10, o 4 iš 10. Nes jo skaliai yra 4, tam, kam kažkas yra 7. Geras. Lygiai taip pat kaip ir su nuovargio skale, kai tu, pavyzdžiui, kiekvieną savaitę įsivertini, kad po šitos savaitės jaučiuosi pavargęs labiau, nu, tai 3. Žiūrėjau, po kitos savaitės 2. Tai tas 3 kitam žmogui gali būti 7. Taip. Ir kiekvienas tiesiog turi tą savo skalę. Tai vat su tom technologijom mes galim padėti savo suprasti geriau savo kūną, bet reikia tą daryti. Nebus taip, kad technologijos viską už mus padarys ir tu padarysi tą treniruotę susidėjęs į Garminą ir jeigu tu išjungsi ir neįsivertinsi pats, tai, nu, tai tiek ir šitos technologijos tiesiog bus. Taip. O gal kitas dalykas, atklausai, su kuo dar, kokie sunkumai iškyla, tai aš labai džiaugiuosi, kad tų sunkumų yra mažiau jau kalbant apie šitą dalyką, bet čia gal tas ir vienas didžiausių ir mitų, ir šiaip situacijų dažniausių, kad dažnai žmonės daro per daug, per sunkiai ir reikia juos stabdyti. Tai jau kai, kaip sakiau, kad ten daug žmonių treniruoja jau ilgesnį laiką ir jau mes esam susikalibravę, jau jie žino iš manęs šitus dalykus, bet dažnai girdi, kurie, ypač nauji žmonės, kurie kreipiasi, kai pasiklausia, kad, nu tai va, aš čia ramų bėgimą bėgu 4:30 tempu, o sakau, per kiek 10 km varžybose galėtum subėgti? Nu taip 4:20. Nu ir tada supranti, kad tas ramus bėgimas nėra toks ramus bėgimas. Tai vat su tuo kartais tikrai, kad atsižvelgti reikia vis tiek ir į tą visą gyvenimo ritmą, į stresą, kurį tu patiri, ir bėgimo izoliuotai negali paimti, kad aš turiu bėgti 100 km per savaitę, nes nu, toks, tą reikia padaryti, sakykime, kad norėčiau pasiruošti, bet tu turi įsivertinti visus tos kitus faktorius ir dažniau reikia stabdyti žmonės, negu pušinti iš tikrųjų. Tai va čia gal vienas iš tų tokių. Taip, taip. Artimas šitas, kai kiekviena treniruotė yra vos ne kaip varžybos. Taip, taip. Vieną pažįstamą turėjau, turiu. Tai jisai bėgiojo, nieko nesakau, jo toks tikslas tiesiog palaikyti bėgimą savo gyvenime. Tai aš jo klausiu, sakau, kaip tu bėgi? Nu, tai sako, aš atsistoju ir tiesiog bėgu tiek, kiek galiu. Tarkim, valandą, greičiausiai ir viskas. Ir kiekvieną kartą stengiasi vos ne. Taip, po to žiūriu, kad biški po truputį gerėja ir taip toliau. Tai va, tai supranta to, kaip pasakyti, minusus, bet va, jis tiesiog taip, bet kiti nesąmoningai tą daro. Nu, tai jeigu jau bėgi, tai turi prakaituoti, jau pastanga turi normaliai būti ir viskas. Ką čia, jeigu ramiai bėgsi, koks rezultatas iš to. Dar toks mitas, paminėjai mitus, jeigu kalbant ir apie mitus, yra nuomonė. Jeigu tu treneris, nu, tai tu už mane turi būti geresnis bėgikas, kad tu suprastum, ką reiškia bėgti tuo tempu, nubėgti per tam tikrą laiką varžybas ir taip toliau. Ką tu pats manai apie tokią mintį? Manau, kad daug labai trenerių neturėtų darbo turėti tada, nes žiūrint pasaulinį progresą, tai ką daryti pasaulio rekordininkui, kurį treniruoja kažkas, o jisai yra greičiausias pasaulio istorijoje. Tai jo, aš manau, kad treniravimas viena iš dalių tai tikrai yra, gerai yra treneriui būti patyrusiam tą sportą, suprasti, kaip tai veikia mechaniškai, fiziškai, bet čia gal labai panašiai kaip ir su universitetu. Ar tu tikrai esi prastesnis specialistas, jeigu tu nebaigai kažkokio universiteto, nors tu gilinaisi, aiškinaisi dar daugiau negu tau universitete padavė medžiagos. Tai su treniravimu lygiai taip pat nemanau, kad tu turi būti rekordininkas kažkoks, kad būtum geras treneris. Galbūt jo aukštesniam lygyje tu turi jau investuoti labai daug ir laiko, ir resursų, kad per kažkokią kitą prizmę suprastum, kaip veikia tas ir tam yra, ta prasme, tai tu darai online seminarus, važiuoji į užsienį, kalbėsi su užsienio treneriais, kurie turi stipriausias grupės, geriausias grupės, tu domiesi visom metodikom įmanomom, tu bandai ir į tą mokslą kažkiek įlysti, į žmogaus organizmo vidų įlysti, bet galų gale jo viskas atsimuša į tai, kiek tu investuoji į tai laiko ir kaip tu atrandi su tuo žmogum ir tą ryšį tą patį. Tai padeda, faktas, patirtys, bet tai tikrai nėra būtina ir manau, kad kai kurie, nes čia irgi galim pavyzdį paimti, gal ne pats geriausias, sakykime, pavyzdys, bet jeigu jau kalbam apie aukščiausią meistriškumą, Jakobas Ingebrigtsenas. Taip.
Arčiausiai pasaulio rekordo dabar pusantriniai esantis žmogus, daug tikrai yra pasiekęs, kas žino, tai čia net neverta kalbėti apie jo pasiekimus. Jo pirmas ir ilgametis treneris, su kurie jie dabar išsiskyrė, dėl to sakau, kad tai gal nėra pats geriausias pavyzdys, bet jo pirmas ir daugiausiai su juo dirbęs treneris tai yra jo tėtis, kuris yra inžinierius. Jisai nieko bendro su sportu neturi, bet jisai labai daug investavo tiesiog, kad įsigilintų į tą sportą, į specifiką ir jisai 3 savo brolius paruošė būti Europos čempionais. Tai... Iš tos pusės labai geras pavyzdys. Jo. O kaip tu pats manai, ar naudoji, suprantu, kad turėti patirties yra gerai, kiek tai veikia pačiam bėgikui, jeigu aš tau sakau, man buvo sunku, ar buvo lengva, kaip tu manai, kiek svarbu yra tą ryšį užmegzti, kad jeigu aš sakau, man sunku, tai aš žinau, tu irgi bėgioji ir tu žinai, ką reiškia sunku, ką reiškia sunkus intervalas. Tai va, kiek santykėje su treneriu bėgiku svarbu ne tai, kad tu apskritai bėgioji arba greitesnis už mane, bet tu supranti, kaip aš jaučiuosi. Nes tu irgi bėgioji, tu irgi tą kančią jauti, intervalų, tarkim, tų trumpų distancijų, arba longrano nuovargis gale. Ar pačiam tenka naudoti, kaip pasakyti, tai kaip instrumentą, sakyti, aš suprantu, kaip tu jautiesi. Aš šiaip save kaip pavyzdį gan retai naudoju. Bet čia gal mano irgi asmeninė tokia savybė, nes aš nepozicionuoju savęs kaip labai aukšto meistriškumo sportininko, kurio buvau, tai sakykime, man pavyko tapti Lietuvos čempionu, vieną kartą nemažai kartų teko užlipti ant podiumų, kas lengvojo atletikoje, ta prasme, Lietuvos mastu tai yra faina, smagu, bet pasižiūri tada į tarptautinę rinką ir tu matai, kad tu esi 800 kažkelintas pasaulyje. Tai aš gal pakankamai griežtas savo šituo aspektu esu ir aš net dažniau, kalbant apie tokias situacijas, kai žmogus pasako, man sunku, aš ten susiduriu su tuo, aš naudoju kitus pavyzdžius, kartais ir artimos aplinkos, bet iš dalies, ta prasme, tai žmonėm tai labai svarbu yra, ką tu esi patyręs pats, bet iš dalies kiekvienas žmogus tikrai tvarkosi skirtingai su savo vidiniais demonais, jeigu galima taip pasakyti. Ir galų gale aš bandau dažniausiai eiti per jų prizmę ir išsiaiškinti, kas juos neramina, kodėl jie taip jaučiasi. Ir kartais tikrai bandai nuraminti gal per tai, kad jo, ir aš esu čia buvęs, arba kažkas kitas, galiu pasakyti pavyzdį ir tas kažkiek nuramina ir padeda. Bet su tom pačiom situacijom kiekvienas tikrai tvarkosi labai skirtingai ir net ir tas, aš dažnai vengiu gal to irgi žodžio, kad suprantu, kaip tu jauties, nes aš iki galo tikrai nesuprantu, kaip žmogus jaučiasi. Aš galbūt matau tą situaciją, bet aš nežinau, kaip iki galo žmogus ją išgyvena ir tokiu atveju tiesiog reikia aiškintis, reikia pasakyti, kad žiūrėk, aš kaip treneris esu šalia, jeigu reikės kažkokios pagalbos, kalbamės, aiškinamės, bet labai daug savo piršti nesistengiu iš tikrųjų patirčių. Kartais sakau, tas padeda nuraminti, bet galų gale bandai lysti žmogų kiekvieną individualiai. Ir kartais tai nėra jau mano kompetencija ir net reikia nusiųsti pas psichoterapeutus galbūt arba duoti laiko išsiaiškinti, bet čia jau kalbu apie gal šiek tiek rimtesnės ir gilesnės situacijas, ne tik tai apie tai, kad prieš startą jaučiuosi išsigandęs. Taip. Bet būna ir tokiu atveju, kai jauti, kad out of your field of expertise tampa tikrai problema. Taip. Ir čia yra gal irgi žavesys to suvokimo, kad tu kaip treneris, tu nesi viskas viename. Ir man labai patinka, kad mes turim ir mūsų Love Streams Running, pavyzdžiui, visą komandą, kur mano žmona yra kineziterapeutė, tas pats Jonas yra kineziterapeutas, mes turim atletinio rengimo trenerį, mes bendradarbiavom su sporto psichologais, su mitybos specialistais ir mano kompetencija tikrai neleidžia išspręsti visų problemų, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš vienu mygtuko paspaudimu galiu nusiųsti žmogų pas kitą žmogų, kuris potencialiai jam gali padėti. Tai sakau, čia irgi kaip treneriui, manau, kad yra tikrai stiprumo savybė pripažinti, kad tu nesi visų galų meistras ir tu turi būti labai stiprus tame, ką tu darai, kur tu specializuojies, tai mano atveju treniravime. Kažkiek suprasti visą tą foną, nes tai padeda irgi įsivertinti dalykus, bet turėti ryšius, turėti komandą, kuriai tu gali nukreipti ir padėti išspręsti tas giluminės problemas, jeigu jos yra. Lendant iš techninių detalių, dar norėjau paklausti, asmeniškai pačiam labai įdomu, kai einam per gyvenimą, tos rolės mūsų keičiasi ir tas identitetas keičiasi ir kartais ta transitionas iš vieno į kitą identitetą būna sudėtingas. Kaip tu pats išgyvenai tą
bėgiko identitetą, perima į trenerio identitetą. Trumpai minėjai, vat, Jonas, nežinau, ar sąmoningai ar ne, jau kišo tau trenerio idėją, kad tas persidingimas, matyt, kol tu dar bėgi, tu jau viena koja pradedi kažkokiam kitoj roliai būt. Kaip pačiam teko išgyventi šitą identiteto shiftą? Jeigu Jonas sąmoningai tą padarė, tai, lenkiu galvo žemyn, nes 4 metai į priekį numatyti tokį jo. Tai, bet jo, tai čia tikriausiai vienas gal sunkiausių karjeros, aš kartais net irgi bijau apie save sakyti karjeros, vadinti to karjerą, bet, tarkim, vienas iš sunkiausių karjeros etapų gal ir buvo ir iki šiol yra tai, kad tu atsisveikini su tuo, ką tu darėjai daug metų, kur tu bandėjai būti geriausias, koks tu gali būti. Ir galų galia supranti, kad viskas, tai baigėsi ir kas toliau. Ir tai, kad aš jau pradėjau, aš žinojau, šiaip aš esu universitete, aš pabaigęs esu inžinerijos studijas, bet aš jau ten tuo metu, aš jau antram kurse norėjau įstoti iš inžinerijos ir stoti arba į kinesterapiją, arba į treniravimą, nes aš žinau, kad aš norėsiu tą daryti ateityje. Aha. Ir aš tik tai prieš porą metų pasibaigiau papildomas studijas Lietuvos sporto universitete. Treniravimo. Tai aš visą laiką žinau, kad aš tą norėsiu daryti, bet kaip minėjau jau prieš tai, kad norėjau pabaigti iš pradžių savo karjerą ir tada pradėti treniruoti. Ir manau, kad jeigu aš būčiau taip daręs viską, tai dabar aš būčiau kur kas prastesniai psichologiniai būsenoj, negu esu dabar, pavyzdžiui, ir nebuvau pernai. Nes kai jau atsisveikinau su 800 metrų distancija, aš jau turėjau planą B ir aš žinau, kad tai mano gyvenimas ties tuo nesibaigė. Nereikės dabar pradėti kažko iš naujo, nes aš jau kelis metus treniruoju, aš jau turiu susirinkęs tikrai gerą žinių, patirties, praktikos bazę ir man ta tranzicija buvo kur kas sklandesnė. Bet čia yra vienas iš dalykų, apie ką daug kalba ir sporto psichologų ir šiaip specialistų. Tai ta dviguba karjera arba jos nebuvimas, tas identitetas savęs pozicionavimas tik tai kaip kažkokio vieno dalyko ekspertų ir kai tas etapas baigėsi, tada tiesiog yra labai labai sunku pradėti kažką naujo. Tai čia yra tikrai, ir iš mano patirties, kaip sakiau, retai naudoju, bet ko galima pasimokyti ar pabandyti išsinešti, tai kad net ir sportuojant, ir mes turim labai daug gražių pavyzdžių, kai aukščiausiame lygyje, olimpinėme lygyje mes turim žmonių dirbančių pusę etato, pilnu etatu net kai kuriais atvejais. Ir tikrai viską galima suderinti. Ir sportas, aukštą meistriškumą, ypač sportas, tai jisai bus tavo gyvenime tik tai santykinai trumpą laiką. Ir tada galų gale neišvengiamai visi turės kažkada pereiti į kažką kito. Tai kai tu turi tą jau tokį planą B iš anksčiau, tai žymiai lengviau yra su tuo susitvarkyti, nors tai tikrai nėra paprasta, nes, tu beveik niekada nebūsi 100% pasiruošęs pabaigti ir paskui dar ypač tos akimirkos labiausiai gal paveikia, kai grįžti į tą aplinką, mes kalbėjom šiek tiek prieš posakį, paminėjau, kad šiemet pirmą kartą į Lietuvos čempionatą po 6 metų pertraukos ar po 5 metų pertraukos atvykau ne kaip sportininkas, nebėgau tenais, ir griebiau širdies ir tu nori ant to takelio užlipti ir taip galvoju, gal dar grįšiu, gal dar galiu kažką padaryti ir tikrai tokia nostalgija, faina nostalgija, bet tuo pačiu sunku yra. Jo, ypač kai minėjai, kai visa diena prieš tai buvo aplink bėgimą, viskas, prioritetas numeris 1 ir tada tai šiftinasi, bet irgi minėjai, kad tai iš dalies ir išlaisvina. Taip, jo. Tai mixed feelings. Full Gas Akademija jaunimą, ar ne? Dirbi su jaunais atletais. Jeigu žiūrint bendrai į patirtį, kurią iki šiol sukaupė, ar ne, dirbdamas su jaunimu, kaip matytum, ko labiausiai gal trūksta ne tik bėgimo, bet gal sporto kultūroje Lietuvoje, ar ne? Taip, įmant visą tą grupę žmonių, su kuriais tu dirbai ir dabar dirbi. Koks būtų tavo gal vienas dalykas, jeigu pavyksta, jeigu ne, gal ir plačiau paimti? Šiaip gal, kalbant ypač apie Full Gas Akademiją ir kaip mes tenais dirbam, tai pirminė mūsų mintis buvo vaikus nuo iš esmės 4 metų pasikviesti, tiksliau labiau net negu pasiimti,
ir jiems suteikti galimybę geriau pažinti savo kūną, juos padaryti labiau koordinuotus, mobilesnius, išbandyti viską žaidimų formą. Ir to bėgimo, nors tai yra lengvos atletikos akademija, tas bėgimas, kaip bėgimas, jisai ateina maždaug 11, 12, 13 metų tik tai jaunimui. Visa kita iki tol yra įvairūs judamieji gebėjimai, žaidimai, reakcija, šuoliukai, daug, ta prasme, to, kas atėjus į treniruotę ir pasižiūrėjus iš šono, tai tu negalvotum, kad čia yra bėgimo treniruotės. Nes tai nėra bėgimo treniruotės. Ir ką kalbėjau apie vėlyvą specializaciją, tai tu negali 6 metų vaiko paimti ir išskirtiniais atvejais gali, bet statistiškai negali paimti 6 metų vaiko, pradėti jam duoti bėgimo treniruotės ir tikėtis, kad jisai iki 30 metų tą darys. Taip. 95%, kad jisai sulūš, pervargs, stagnuos, netobulės ir jis 16-17 metų baigs tą daryti. Tai gal čia ir yra tas vienas iš pagrindinių dalykų ir pagrindinių problemų, kurias gal ir matėm ir dėl ko ta akademija įsikūrė, tai kad nuo mažens vaikams sukurti tą gebėjimą judėti, gebėjimą pažinti savo kūną, kuris paskui leidžia tau specifikuotis tam tikroj sporto, ir tai nebūtinai yra bėgimas. Tai gali būti visai kitos sporto šakos. Mes matom daug pavyzdžių, kur iš krepšinio, iš futbolo, iš kitų sporto šakų ateina į bėgimą 16-17 metų ir tampa aukščiausio lygio sportininkais. Tai tą tokį gal bendrą judėjimą vaikų, įvairiapusišką labai, matyti mokyklose, matyti šeimose, lauke, kieme. Tikrai vaikai juda, bet galima tą padaryti gal ir geriau, ir sistemingiau, ir didesniu mastu tiesiog. Tai čia gal tas vienas iš tokių svarbiausių dalykų, o kitas dalykas, kalbant apie kultūrą, kas jau tikrai matosi labai didelis pokytis lyginant su tuo, kas buvo prieš 10-15 metų, tai apskritai tas sporto žinomumas, tai tas jaučiasi gal ir jaunime, kad mes net ir savo sportininkų ne visų žinom. Ten, tarkim, pavyzdys dabar su Lietuvos lengvos atletikos jaunimo rinktinė darėm stovyklą Druskininkuose ir tuo pačiu tenais Lietkabelis, pavyzdžiui, ten darė stovyklą, ten Jonas Mačiulis, kur mano vaikystės vienas iš idealų, ten krepšininkas, kurį ten matydavai per televizorių, ir mes dabar taip pasikalbėjom, sakom, tai tikriausiai niekas jo net nežino dabar iš šiuolaikinių jaunimų. Ir lygiai, tai čia paimam krepšinio pavyzdį, bet kalbant apie bėgikus, irgi tą patį Simą Bertašių, kuris yra daugkartinis Lietuvos rekordininkas, 40 kartų Lietuvos čempionas, ne visi 15-mečiai bėgikai žino jį apskritai. Tai tą žinomumą, mūsų sportininkų viešinimą, prie ko labai prisideda ir podcastai, ir kalbėjimas, ir viskas, tai šitą tikrai reikia didinti, ir šiftas jau yra kažkoks. Ir galų gale paskui jau čia gal kalbant apie tokį mėgėjų lygį, gal sakykim labiau, bet tas, čia yra tie 3 poliai. Vaikai, mėgėjai, profesionalai, kurie persipina vieni su kitais ir vieni kitus stumia į priekį. Tai kalbant apie mėgėjų lygį, tai tas pats varžybų formatas ir palaikymas ir ta kultūra, kad varžybos nėra diena, kai užsidaro miestas ir reikia dėl to burnoti, o varžybos yra šventė, Vilniaus maratonas, kiti renginiai miestuose, kurie vyksta. Tai tu juos ateini, palaikai bėgikus, išsitrauki būgną, išsitrauki vuzelą kažkokią ir tu pasidarai ir savo, ir bėgikam šventę. Ir tas irgi jau tikrai, taip, net sakyčiau, ne pamažėlė, bet pakankamai dideliais šuoliais ateina pas mus. Ir lyginant dar aišku su Europą, kitais miestais, didžiaisiais maratonais, tai mes šviesmečiais atsiliekam šitoje vietoje, bet stengiamės ir patys aktyviai tą daryti. Kiekvienais metais tas palaikymo stoteles organizuojam ir kviečiam vis daugiau žmonių jas ir matom, kad kiti užsikrečia to pavyzdžiu. Tai tas irgi, manau, labai labai stipriai kultūriškai prisideda prie to, kad bėgimas yra faina, bėgimas yra smagu ir tada daugiau žmonių nori tą daryti. Besiklausantiem arba žiūrintiem tėvam, išgirdo žodį full gas, čia per žaidimus. Gali trumpai papasakot gal detaliau apie full gas, o aš kaip suprantu, tai yra per žaidybinę prizmę pradžiai daromas dalykas, ar ne? Tebūnė tai kažkoks kaip sales pitchas gautųsi, bet kas yra ta korinė tokia filosofija ir kodėl tėvam būtų verta vaiką atvesti į full gaso akademiją?
Tai mūsų gal kertinis tas principas yra tas, kad mes norim suteikti platformą vaikam judėti ir nebūtinai specifiškai būtent kažką daryti, kad vaikas nori būti bėgikas ir tik tai per bėgimą daryti. Tai kaip sakiau, sukurti gal tokį ir pakankamai universalų profilį, bet ta gal tokia kertinė filosofija yra, kad mes kaip treneriai, ypač dirbantys su jaunimu, norim išugdyti rezultatus, norim matyti Europos čempionatų, pasaulio čempionatų dalyvius, galbūt net prizininkus, olimpinių žaidynių atstovus, didinti tą aukšto meistriškumo kiekį Lietuvoje, bet reikia suprasti, kad iš 100 vaikų, kurie sportuos, galbūt vienas, galbūt net iš 100 net nebus olimpietis nei vienas, bet tie 100 vaikų, tegu jie atsimena tai kaip labai fainą gyvenimo etapą, kur jie sportavo, džiaugiasi, lakstė, susipažino su draugais, leido laiką tiesiog kartu. Ir norisi, kad tos treniruotės būtų tiesiog ir naudingos vienas dalykas, bet ir smagios, fainos ir toks geras vaikystės atsiminimas, etapas, apie kurį tu kalbėsi ir norėsi atsiminti jį, o negalvosi, kad kokia tenais buvo katorga ir daugiau niekada gyvenime apie bėgimą pagalvoti nenorėčiau, nes aš dar girdžiu tų istorijų iš vyresnių žmonių, kai ten, pavyzdžiui, mamos draugai, kurie ten būna kartais, ten susitinkam ir sako, nesuprantu, kaip jūs bėgiojat, sako, man bėgimas, tai sako, mes net prieš egzaminą sakydavom, kad jaudinuosi kaip prieš krosą. Tai ant tie giliai yra įsišaknyjęs ta baimė, kad tas bėgimas yra baisus, kad tas sportas yra sunkus, kad tu po 30 metų dar atsimeni su kartėliu ir su baime tą dalyką, tai norisi, kad vaikai, kurie fulgazę sportuoja ir galbūt nepasieks ten tų aukščiausių rezultatų, kad sakytų, blemba, bet buvo faina, buvo smagu. Čia direktliai atsako ir mano asmeninę patirtį mokyklai. Jinai be užuolankų, galiu pasakyti, man įskiepijo ne tik baimę, bet ir neapykantą bėgimai kuriam laikui. Dabar aš, norėjau klausti tau, tai kaip, nes dabar bėgioju ultras ir kaip tą irgi perėjai? Ta istorija, tai tokia jinai pakankamai sudėtinga, sakau, ilga, bet tai buvo, atėjo laikas, kai, jeigu labai trumpai, tai kai skaudėjo labiau būti ten, kur negu, pokytis vis laik yra skausmas, ar ne? Tai man skaudėjo labiau nekeisti, negu keisti. Okay. Tai čia apie viską kalbant, fiziologija, kvėpavimas, ta prasme, kaip tu pats jauties tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Bet iki to laiko tikrai buvo, sakyčiau, net neperdedant, kad tai buvo neapykanta išugdyta jo mokykloje bėgimui. Atsistoja, aš atsimenu, 1,5 kilometro ir drožiam, iš visų jėgų. Dėl to ir klausiu, tarkim, nei kam to reikia, nei kažkokie tavo rodikliai vieną laiką nuima ir viskas. Ir visi pagal tą laiką sudėliojom viskas. Tai skamba taip, kad jūs būtent šitą problemą ir šitą iššūkį, taip sakant, bandote ir išspręsti. Ir dar apie vieną dalyką pagalvojau, tarkim, kai ties 100 vaikų, kad ir toliau netęs savo sportinės karjeros profesionaliai, bet ir neprofesionaliai. Jis tampa ambasadorium, kai sako, tas judesys jis fainas, tu įtakok vieną žmogų, žiūrėk, jau už 100-200 vaikų bus. O tie jau 300. Tai šitas irgi labai faina, kai jūs paleidžiat ambasadorius, kurie, kaip pasakyti, ir šviečia, bet ir savo gyvų pavyzdžių rodo. Tas judesys neturi būti kančia, tai yra fainas dalykas. Tai kalbant apie tos mitus, gal labiau įsišaknyjusius irgi profesionalus sportas. Tikrai girdim, nesveika yra. Nėra sveika riba, čia laužomi sportininkai po karjeros 35 metų jau ten karučiuose sėdi, ar ne? Jeigu turi dabar spotlightą šiek tiek tos sveiko proto realybės įnešti, ką pasakytum šitiem mitų nešėjim? Tai aš norėčiau gal sugriauti visai šitą mitą, nes čia irgi ką ir patirtis išmokė ir parodė, kad kas yra prosportas apskritai. Tai pagal apibrėžimą, tai žmogus, kuris gyvena iš to, jis yra prosportininkas. Taip. Bet kartais tu matai, kad mėgėjai paprasti, kaip jau kalbėjom, turintys darbus, turintys šeimas, turintys verslus, jie sportuoja daugiau ir sunkiau negu sportuoja profesionalūs sportininkai. Tai kas yra tas pro sportas? Ar tai, kad tu esi greitas, ar tai, kiek tu to darai? Tai aš net sakyčiau, kad, net daugumą atvejų, bet tam tikrais atvejais tas mėgėjiškas sportas, jisai gali būti kur kas labiau žalingas negu pro sportas, nes
pasižiūrėjus į, tarkim, tipinę aukšto meistriškumo sportininko dienotvarkę, tai yra miegas, tai yra daug miego, nuo 8 iki 10 valandų miego per dieną, tai yra 1 arba 2 treniruotės per dieną ir tai yra daug maisto, daug poilsio. Ir ten, aišku, jau jeigu gilinamės į techninės detalės, tai rėmėjai, atidirbimas rėmėjam, fotosesijos, socialinė medija, ten daug kitų dalykų. Bet palyginus streso lygį, kurį jie patiria ir kurį patiria žmogus dirbantis nuo 8 iki 5, turintis 2 vaikus ir dar laisvalaikį bandantis suderinti, tai streso lygis yra kelis kartus mažesnis tiesiog. O tada pasižiūri Stravai, kad apimtys yra panašios, intensyvumas santykinis yra didesnis, tai pasverkim šitus dalykus gal. Ir galų gale jo, aš manau, kad šiaip pro sportas gal ta plačiaja prasme, sakykime, anksčiau tikrai buvo laikomas ir žiūrima į, kad tu čia tiesiog visą laiką ant ribos esi, bet man atrodo, ypač kalbant apie vidutinius nuotolius ištvermės sportą, tai nėra taip, kad tu visą laiką redlininė. Jau dabar irgi, kuo daugiau mokslo ateina į sportą, tuo daugiau supranti, kad tau nereikia kiekvieną treniruotę alinti savo kūno, kad progresas ateina atsistatinėjant, ilsintis nuo krūvio ir faktas, kad tu turi sukurti stresą, kad gautum adaptacijas, faktas, kad tu turi kartais eiti ant tos ribos, traumos ribos, persitrenimo ribos, bet dažniausiai tu su ta riba flirtuoji ir kartais galbūt perlipi, kartais išgyveni. Bet ilgalaikiai perspektyvoje, bet kokiu atveju vis tiek sakyčiau, kad net ir tas to daug sporto arba tas pro sportas yra geriau negu jokio sporto. Kalbant apie sveikatą, kalbant apie visą šiaip gyvenseną, ilgamžiškumą. Ir kitas dalykas gal ką dažnai matom, kad kai aukšto meistriškumo sportininkai nustoja sportuoti, bet tas dažniausiai ir būna, kai tu tą darai ne dėl teisingų priežasčių, tu nustoji sportuoti ir tu viskas. Nuo to, kai tu sportavai 10, 15, 20 valandų, tu sportuoji 0. Taip. Tu priaugi svorio, tau prasideda problemos visokios, tu nebenori nieko daryti, tavo energijos lygiai prasti, mirštamumas didesnis, ankstesnis. Bet jeigu tu turėjai tikrai gerą, fainą santykį su to sportu, net ir sportuodamas aukščiausiam lygiai ir būdamas pro, dažniausiai tu pereini į tą mėgėjų sportą. Matom labai daug pavyzdžių, kai futbolininkai pradeda bėgioti maratonus, bėgikai toliau bėgioja kitas gal distancijas, gal ne tokiais tempais, bet toliau palaiko sveiką gyvenseną ir gyvena ilgiau, prasmingiau ir laimingiau negu tie, kurie nejuda. Tai aš tikrai norėčiau sugriauti šitą mitą ir vis tiek atsimuša viskas į tai, kaip tu tą darai. Nežinau, ar esu geresnį atsakymą girdėjęs iš šitą klausimą. Tu taip iš visų pusių paėmėjai. Kalbėjai apie maistą, irgi norėjau pakomentuoti to sportininko ar pro sportininko racionas, matyt, maistas nelygų maistui, tai ir tas maistas yra atitinkamos kokybės. Tai šitoj vietoje irgi noriu vieno, nežinau, ar mitas, įsitikinimas, ar net nuostata būna, ateina žmogus, klausiu, kodėl bėgioji, svorį noriu numesti. Tai per bėgimus nevalgau, tai susideginsiu riebaliuko, po truputį, po to būsiu, taip sakant, lieknas kaip tie bėgikai ir viskas bus good. Bet realybė, dažniausiai ta realybė ateina po kokio, vėliausiai metų, jeigu ne po pusmečio, tas svoris, jeigu net nestovi vietoj, jis kartais net ir pakyla. Suprantu, kad nesi mitybos specialistas, bet tarkim, iš tos pusės ateina žmogus, noriu numesti svorio, noriu bėgioti dėl to ir nevalgysiu. Ką pasakytum tokiam žmogui? Aš gal pradėsiu nuo to, kad apskritai, manau, kad irgi vienas iš kertinių dalykų, kad mes turėtumėm ne sportuoti tam, kad valgytumėm, o valgyti tam, kad sportuotumėm. Maistas yra kuras. Ir jo, aš apskritai čia kalbant apie ir visas dietas ir restrikcijas svorio metimus, aš labai atsargus, akivaizdu, nesu mitybos specialistas ir reikėtų kreiptis ne į trenerį dažniausiai, jeigu nori numesti svorio, o į mitybos specialistą visų pirma. Yra pavyzdžių faktas, kad žmonės per sportą daug ir svorio numetė ir sveikai tą padarė, bet niekada nereikėtų eiti į kraštutinumus ir jo galų gale vis tiek atsimušam į tai, ką tu nori su tuo padaryti ir jeigu tu užmėsi tiesiog didelius krūvius ir ribosi savo kalorijas, galbūt kažkurį laiką ir tas svoris nukris, kai kuriais atvejais kaip tik kūnas pradeda kaupti riebalus ir tas svoris užauga. Ir šiaip gal bėgimas ne pati geriausia yra forma, būtent kalbant apie svorio metimą, nes
tu savo kūnui sukuri pakankamai didelį stresą ir galbūt geriau kilnoti svorius ir tas hito treniruotės gal kartais daryti, kas yra šiek tiek gal saugiau, vėl protingai su treneriais, nekilnoti nesąmoningų svorių. Bet jo, aš tai visų pirma gal eičiau kalbėti su mitybos specialistais, kai kuriais atvejais galbūt net ir su psichologais. Ir sportas neturėtų būti ta gal priežastis, kodėl tu nori numesti svorį. Kelis kartus dabar dažniau girdžiu, tu cukrų valgai bėgant, tai angliavandeniai ir ypač paprasti angliavandeniai, bet taigi čia dėl to ir svoris auga. Bet kaip tu labai gerai pasakėjai, mes valgom tam, kad galėtume bėgti tos atstumus ir tam tikrų greičių bėgti, tai tu kuro to turi turėti. Nežinau, ar norėtum dar praplėsti kažkiek tą mintį ir papildyti kažkuo. Tai paprasčiausias, nepilsi, nevažiuosi. Ir Taip. mes, kai iš esmės didžią laiko dalį, kai sportuojam, naudojam angliavandenius kaip energijos šaltinį ir cukrus yra paprasčiausia forma. Ir šiuolaikiniai geliukai, gėrimai, tai yra tiesiog lengva forma, kuri nesukuria labai didelio streso galbūt skrandžiui ir nesukelia virškinimo problemų krūvio metu vartojant. Tai yra tiesiog, sakyčiau, neatsiejama dabar sporto dalis ir aš labai dėl ko džiaugiuosi, kad daug ir mitybos specialistų ir ką matau dabar, kokį shiftą ir Instagrame, ypač Facebook'e, visose tose platformose apie tai yra daugiau kalbama ir žinomumas yra skleidžiamas, kad angliavandeniai yra vienas svarbiausių dalykų, jeigu tu nori irgi ilgaamžiškai gerai sportuoti, jeigu tu nori varžybose performinti, nes tu juos naudoji kaip kurą ir nepabėgsi nuo šito. Taip. Tai čia paskutiniai daliai susirašiau, nežinau, filosofinio klausimo. Žiūrėsim, kiek spėsim jo atsakyti. Tai keli tikrai man top 1 pagal įdomumą. Tavo karjeroj, aš nebijosiu tavo bėgimą, tą karjerą pavadinti, nesėkmės, ar ne? Kaip jas vertindavai? Tikrai, matyt, buvo tų setbackų, kaip tvarkydavasi su jais, kaip nesustodavai ir judėdavai į priekį. Ir gal prisimeni kažkokį konkretų įvykį, buvo ar trauma, ar kas, ir kaip dylinai su jo ir judėjai į priekį tolin. Šiaip gal tokia rimčiausia arba vos ne ilgiausiai, čia nekalbu dabar, ką sakiau apie Achilą, kad ten, tai su tuo aš jau kažkaip susitvarkiau ir atrandu santykį, pabendraujam kartais griežčiau, kartais švelniau, bet viskas judėti leidžia, bet buvo vienas laikotarpis, dabar nepamenu, berods iš 21-22 metų žiemą. Turėjau tokį keistą nugaros skausmą, klubo lyg ir skausmą, taip nugaros apačioj šone, kuris neleido man bėgioti ir čia buvo kaip tik laikas, kai ruošiausi uždarų patalų Lietuvos čempionatui, mes po ten kelių dienų išvažiavom į treniruočių stovyklą į Portugaliją ir tu viską esi susiplanavęs, visą tą sezoną, tu žinai, kad tavęs laukia varžybos, laukia treniruočių stovykla, kur krūviai turėtų būti didesni ir tu išvažiuoji su nugaros skausmu, kur nespėjai iki galo išsiaiškinti, kas tai yra. Žiūrint dabar atgal, teoriškai ten galėjo būti net ir stresinis lūžis, nes tikrai ilgą laiką man nedavė ramybės ir skaudėjo. Tuo metu mes tiesiog priėmėm sprendimą nebėgti. Ir aš, kai nuvažiavau į stovyklą, aš atvažiuoju į stovyklą, kur aš turėčiau daryti didžiausią savo krūvį, kokį turėčiau daryti ir aš negaliu tiesiog bėgti. Tai supranti tikriausiai, kaip psichologiškai tai tave veikia ir kaip sunku yra. Matai, kaip tavo komandos draugai, su kuriais tu bėgi koja kojon, ruošiasi bėgioja, o tu negali to daryti, bet tuo metu tai tikriausiai gal tas blessing in disguise arba tiesiog nušvitimas toks buvo cross trainimas ir dviratis. Tai išsinuomojau tiesiog dviratį ir pradėjau važinėti dviračiu. Ir iš esmės 3 savaitės iš 4 visiškai nebėgau treniruočių toj stovykloje, visą laiką tik myniau dviratį ir tu neįsivaizduoji irgi, kaip tavo kūnas sureaguos, ar tas fitnessas išsitransliuos, nes tu pirmą kartą tai darai, tu neįsivaizduoji, ar tu iš viso kada nors grįši į tą bėgimo formą, kokia jinai buvo, nes tu tiek laiko praleidai ir nežinai, tie skausmai vis ten kankina, dar nepraeina iki galo. Ir aš tik tai stovyklos pačioj pabaigoje, likus ten keliom dienom, ten pirmą kartą išbėgau gal 4 km, antrą kartą gal 6 km ir pasidariau gal tokius 3 bėgimus. Ir tada grįžom į Lietuvą
Ir darėm, atsimenu, treniruotę po 200 metrų ir aš subėgau tokiais laikais, kokiais aš vos negeriausiai formai bėgdavau ten po 25 sekundės paskutinius 200 metrų. Ir mano greitumo savybės niekur nedingo, mano ištvermė niekur nedingo ir tas cross-trainimas, tas pakaitinis sportavimas ant dviračio, jisai man net pagerino ištvermę šiaip, paskui reikėjo laiko, aišku, grįžti prie to mechaninio jau bėgimo efekto ir greitumo savybės nedingo, ištvermė nedingo ir aš tą pradėjau paskui naudoti kaip alternatyvą, kadangi supratau, kad tuo metu mano kūnas negali pakelti labai didelio bėgimo krūvio, tai bėgu, minu, darydavau dvigubas treniruotės, ryte bėgu, vakarė minu ir taip susirinkdavau tas valandas. Tai nors ir buvo labai labai sunkus laikotarpis, nes negalėjau daryti to, ko aš atvažiavau daryti, ką šiaip aš mėgstu ir myliu daryti, bet vieną sportą pakeitė kitas ir jisai dar atnešė daugiau naudų, nes teoriškai aš dar ir pailsėjau nuo to bėgimo, aš norėjau labiau jį grįžti ir su nauja energija, su naujom jėgom ir viskas kaip paskui išsisprendžia, kaip praeina tas laikotarpis, tai galų gale gaunasi tik teigiami aspektai. Tai va čia tos traumos tikriausiai baisiausias dalykas, ką sporte gali sportininkas patirti, nekalbu apie asmeninį gyvenimą ir kitus kur kas baisesnius dalykus, bet tos traumos kartais, kad ir kokios baisios ar sudėtingos ar karjerą baigiančios gali pasirodyti, bet iš visko tikrai galima sugrįžti, iš visko galima pasimokyti ir išnaudoti tą laiką, galbūt akcentuoti kitus dalykus. Tai iš lows į highs, kas tavo, žiūrint atgal dabar į tavo karjerą, nebūtinai pasibaigusią visom prasmėm, įsimintiniausias momentas tavo asmeninio sporto karjerai? Šiaip labai gal gera akimirka, čia buvo 2022 metų Lietuvos čempionatas. Aš tą sezoną pirmą kartą taip su treneriu jau sutarėm, kad bėgsiu ne tik 800 metrų, bet ir pusantrinę, 1500 metrų. Distancija, kurios aš nelaukiau, nenorėjau, nemėgau, man atrodė per ilga, aš esu 800 metrų bėgikas, 2 ratai, viskas. Ir mes Belgijoje tada irgi buvom varžybose, tokią mini stovyklėlę turėjom ir varžybas. Ir treneris sako, tai va, grįšim Vilniaus miesto čempionate, bėgsim pusantrinę ir 8 ir paskui Lietuvos čempionate pusantrinę 8. Aš toks, blemba, bet nenoriu ir, gerai, galvom, pabandom. Ir pirmose, ten tose varžybose, ten mes dviese su komandos draugu Eduardu, ten be konkurencijos dviese bėgom, aš laimėjau tas varžybas, Eduardas buvo antras. Ir mes subėgom 3 minutės 53 sekundės, o Simas Bertašius, Lietuvos rekordininkas, jis šiaip jo asmeninis tada buvo 3:37, man atrodo. Arba 3:38, arba 3:37, nepamenu dabar tiksliai, manau 3:37. Tai yra 17 sekundžių skirtumas tarp to, kas yra geriausias Lietuvoje ir to, ką aš subėgau. Ir tada atvažiavome į Lietuvos čempionatą ir Lietuvos čempionatas, aišku, nėra greičiausios varžybos, Simas beveik niekada tenais nebėga ant rezultato, nes tikslas yra pergalė, kartais, aišku, kai yra kvalifikaciniai langai ir tu nori patekti į Europos ar pasaulio čempionatą, tai tau reikia ir laiko, ir vietos, bet dažniausiai vis tiek tuose bėgimuose nebūna greičiausi bėgimai. Ir nors ir tas bėgimas buvo lėtesnis, Simas bėgo pirmas, aš bėgau antras ir mes bėgom tenais ant tų pačių 3:50 kažkelių gal sekundžių tas tempas buvo ir pusantrinė yra 3 pilni stadiono ratai ir tada dar 300 metrų. Ir kai liko 300 metrų, aš vis dar sėdžiu ant Simo nugaros ir taip jaučiu, kad blemba, galim gal net greičiau bėgti. Ir likus 200 metrų taip išlindau per išorę ir gal momentiškai ir išlindau į priekį, bet mažiausiai susilyginau ir to iš tikrųjų nebuvo Lietuvoje gal nuo 16-17 metų, nes Simas laimėdavo be konkurencijos, ten 6, 8, 10 sekundžių skirtumų ir čia buvo gal pirmas kartas per tuos 6 metus, kai Simui kažkas pasipriešino, nors aišku, ta prasme, Simas visiškai ne pagal savo galimybės bėgo, bet kažkokia mini dvikova įvyko Lietuvos čempionate, ten publika sukirbinai biškį. Komentatorius irgi, tai man tai čia tikriausiai viena įsimintiniausių akimirkų, kai aš galėjau petys į petį tuos 8 metrus su Simu bėgti, kol jis nubėgo tiesiog nuo manęs ir finišavo, bet šitą aš manau atsiminsiu ilgai. Geras. Jo, papasakoju čia kaip gero filmo, žinai, pabaiga.
Simui gero filmo pabaiga, man tai aš atsilikau 2 sekundėm ir antras liko. Jo. Daug pasakoja apie bėgimo įtaką tau, ar ne? Jeigu reikėtų išskirti galbūt svarbiausią pamoką, kurią tau bėgimas davė gyvenimišką, kas tai būtų? Čia toks gilus gal klausimas. Aš gal, jeigu galiu, pakreipsiu savo linkme tą klausimą, kad lengviau būtų atsakyti. Gal ne tai, kad net kokią pamoką, bet ką davė bėgimas. Ar filosofija įskiepija, jo. Tai šiaip bėgimas, sportas galų gale, nes manau, kad kitur irgi galima tą patį atrasti, tai labai daug iš tikrųjų davė ir išugdė ir kaip asmenybę, ir kaip žmogų, ir kaip sportininką, ir kaip komandos draugą. Tai tikrai sportas labai daug davė pasitikėjimo savimi, disciplinos gyvenime davė daug, kur tu žinai, kad turi struktūrą ir turi sudėlioti struktūrą ne tik tai aplink treniruotę, bet aplink visą dieną ir tas padeda tiesiog visose gyvenimiškose situacijose. Tas gal irgi pakentėjimas, sakykime, tam tikrose treniruotėse irgi leidžia suprasti, kad ne visos gyvenime situacijos yra tokios sunkios, kokios gali atrodyti iš pirmo karto ir tas streso valdymas, tikriausiai irgi dauguma žmonių jaučia tą jaudulį prieš varžybas ir tu išmoksti su juo tvarkytis, tu išmoksti nepaversti jo į stresą. Ir sulaikyti jį savyje ir paskui ir gyvenimiškos situacijose, kai tu eini kažkur į pokalbį, tu pradedi jaudintis ir tada galvoji, kodėl aš jaudinuosi. Ir tu sprendi problemas realiu laiku, tu turi gal tą šaltesnį tokį protą. Tai čia tokios savybinės, fizinės, sakykime, vertybės, ką tikrai davė sportas. O kitas gal dalykas ir gal net ir pats svarbiausias dalykas, tai yra komandiškumas ir bendruomenė apskritai. Ir ne tik per savo prizmę, bet, tarkim, tai, ką mes su Love Streams Running sukūrėm, mes save tokiu mini pasaulėliu vadinam, kur aš irgi komunikuoju su savo žmonėm, kad raginu įsitraukti dažniau į veiklą kažkokio klubo, nes mes kuriam savo mažą pasaulį viduje, kuriame gyvenam ir kurį galim padaryti tokį, kokį mes norim padaryti. Ir ten yra žiauriai daug fainų žmonių ir labai smagu yra matyti, kai visiškai nepažįstami žmonės tampa draugais, tam tikrais atvejais net tampa poromis ir šeimomis. Jaunimas irgi tenais per tą sportą išmoksta vieni kitus palaikyti, suprasti, kad nors ir bėgimas yra individuali sporto šaka, bet tai yra ir komandinė sporto šaka, nes vienas tu daug nepasieksi. Tai iš esmės, taip bendrai labai paėmus, tai tikrai labai daug bėgimas davė ir gali duoti ir tikrai galima iš to įsinešti kur kas daugiau negu tiesiog kojų dėliojimą vieną po kitos 42 km. Čia surezonavo netgi iš tos pusės, tie patys ultramaratonai, atrodo vienas ten bėga tas bėgikas per tuos miškus, kalnus ir taip toliau, bet toj stoteliai dabar jau ir dažnai, kas man labai patinka, parodo ir netgi būna ir socialiniuose tinkluose įdeda video to supporto crew, kiek jie dirba, laukia, jaudinasi dėl to, skambina, sudeda tau daiktus, paklausia, kaip sekasi, palaiko ir taip toliau. Ir kartais mano asmeninė patirtis su žmona buvo, bėgant ten tą patį CCC, buvo priežastis, kodėl aš finišavau. Jeigu ne jie, aš tikrai būčiau antrą DNF gavęs. Tai labai rezonuoja komandiškumas, kai atrodo, taigi vienas bėga, koja už kojos ir viskas. Tai paskutinis klausimas, Arnai, kas tave įkvepia, ar ne? Taip klišei pasakysiu, kiekvieną rytą keltis ir judėti prieki tose veiklose. Love Streameriai, Full Gazas, darbas su vaikais, tavo pačio sportinės asmeninės ambicijos ir taip toliau. Kas yra tavo varomoji jėga? Šiaip kai bėgiojau ir siekiau rezultato 800 metrų distancijoje, tai mano gal tas požiūris visą laiką buvo čia iš sportinės tos grinai pusės. Tai ne kažkoks gal rezultatas, bet sugebėjimas patikrinti, gal tiksliau noras, ką tavo kūnas gali ir maksimaliai ką gali pasiekti savo pastangom. Tai kažkiek gal to irgi persideda ir į tai, ką dabar darau, kad aš noriu įdėti kiek įmanoma daugiau į tai, ką aš manau, kad yra prasminga, ką mes darome su Love Streams Running, su Full Gazu ir iš to išaugo labai daug įvairių projektų. Tai tiesiog gal noras
Lietuvoje turėti tą tikrai fainą bėgimo bendruomenę, išugdyti tuos pačius aukšto meistriškumo rezultatus ir jo, matyti gal tą pokytį, kurį nori matyti pats. Nu, galų gale vis tiek gal dauguma tų projektų, nors ir atrodo, kad tą darai dėl kitų, su kitais, bet kažkokios gal ir asmenės yra ambicijos, tai tikriausiai aš noriu matyti tą pokytį, aš noriu matyti Lietuvos vėliavą trispalvę reitingų viršuje, aš noriu matyti, kad mūsų varžybose organizuojamose susirenka 100,000 žmonių palaikančių, kad pas mus Lietuvoje atvyksta tarptautinio lygio sportininkai ir norisi tiesiog gal tą jo Lietuvą iškelti į žemėlapį ir tą bėgimą parodyti per tą prizmę, ypač mėgėjam, kokia pats jie tiki, kad tai gali būti, kaip sakiau, daugiau negu tiesiog kojų dėliojimas, o labai bendruomeniškas, komandinis dalykas, įdomus dalykas. Tos pačios varžybos, ten, kur Vilnius 5000, jeigu čia irgi nesupyksi, pareklamuosiu. Taip. Bet visiškas yra širdies projektas, kur tu matai, kokios varžybos stadione vyksta Lietuvoje ir tu supranti, kad taip darydamas tu niekur nenueisi. Padarom, užsidedam varnelę ir išsiskirstom. Tai norisi padaryti, kad varžybos būtų renginys, o ne varžybos. Tai jo, bet norisi gal matyti tą tokį pozityvų pokytį Lietuvos bendruomenė, Lietuvos bėgimo rinkoje, kur tu galėtum džiaugtis ir didžiuotis. Taip. Šitą asmeniškai turėjau prioritizuoti klausimą out, bet palieskim ir 5,000 šiais metais ir kaip pasakyti, straipsnio pavadinimai sakė, nematyti rezultatą ir taip toliau. Kuo pats labiausiai džiaugiasi iš tų varžybų, neskaitant, ką minėjai, padarom renginį, kur ir žmonės ateis, bus fun ir taip toliau. Koks šiais metais tavo buvo reflektavimas į šias varžybas, kur jos nuėjo per tą laiką? Mes, kai jas pradėjom organizuoti, mūsų toks gal slaptas, bet ir viešas tikslas buvo kada nors pagerinti Lietuvos rekordą 5000 metrų, kuris nuo 1978 berods metų yra nepagerintas. Ir mes tada, kai tą pasakėm, pačius net gąsdina kažkiek ta mintis, nes mes suprantam, kad tuo metu iš esmės, man atrodo, iš 14 minučių šiuolaikiniai bėgikai, tas pats Simas, Giedrius dar ten augo, dar jaunas labai buvo, nei vienas nebėgo ir mes žinom, kad mums reikia 40 sekundžių nukasti, o mes norim tą padaryti per artimiausią 10-metį. Ir supratom, kad čia tiesiog yra labai labai daug darbo, bet mes buvom pasiryžę gal tą iššūkį priimti. Ir dabar mes tokius turim benchmarkus, sakykime, išsikėlusius. Turim varžybų rekordą, turim All Comers rekordą, kuris yra geriausias Lietuvos teritorijoje. Nesvarbu pilietybė. Jo, gali atvažiuoti Olandas, sakykime, ir jisai Lietuvoje Kaune subėgs ten 13, tarkim dabar, koks yra pavyzdys, tai Baltarusijos atstovas, ten irgi 78 ar 79 metais, dabar tiksliai nepamenu, Lietuvoje subėgo 13 minučių 40 sekundžių. Ir tai yra All Comers rekordas, ir nesvarbu iš kur tu esi, bet jeigu tu Lietuvoje tą padarai, tai tas rekordas laikosi. Tai čia yra antras tas laiptelis, tas All Comers rekordas, ir trečias yra Lietuvos rekordas. Ir šiemet mūsų tikslas, kadangi mes jau žinom, kad ir Simas Bertašius, ir Giedrius Valinčius bėgs šitose varžybose, pirma jau tokia rimtesnė akistata stadione, tikėjomės, kad jau galbūt pavyks ir tą All Comers rekordą pagerinti, bet šiemet dar šiek tiek pritrūko ir subėgo jie ten 13,8 Simas ir 13,51, man atrodo, Giedrius. Ar 13,54, nepamenu dabar tiksliai, bet toks gal lengvas nusivylimas šiek tiek gal buvo, nes aš kaip vienas iš organizatorių, sakykime, mano irgi ne iki galo buvo padarytas darbas, nes norėjom surasti pacerius, tos zuikius vadinamus, bet niekas Lietuvoje negali tokiais greičiais jų pravesti net ir 2 kilometrų. Su Latvijos, Estijos sportininkais nepavyko susiderinti, tai toks jaučiu kartėlį, kad nepadariau irgi viską iki galo, ką galėjau padaryti, nes teoriškai aš manau, kad mes galėjom tą dieną padėti jiems subėgti iš 13 kem, bet
tai koks šou, jeigu galiu net tai pasakyti, Taip. tai kiek žmonių susirinko, Taip. mes visus žmonės, ypač per tą elito bėgimą, kviečiam užlipti ant stadiono ir palaikyti štakų bėgikus, kokia buvo atmosfera, man dabar net kalbant šiek tiek šiurpuliai per kūną eina, nes tai yra tiesiog kosmosas ir čia, jeigu turiu galimybę, tai tikrai kviečiu kitais metais visus atvykti, kuriem yra įdomus kažkiek tas sportas ir padėti tiems bėgikams, nes palaikymas yra vienas svarbiausių iš tikrųjų elementų. Ir mano svajonė yra užpildyti visą, nes mes dabar užpildėme maždaug pusę stadiono žmonėmis ant tako, tai aš norėčiau visą tą ratą padaryti pilną, kad nebūtų nė sekundės atsikvėpti bėgantiems žmonėms ir kad visą laiką girdėtų tą palaikymą. Tai nors ir jo nepasiekėm to, ką tikėjome šiemet pasiekti rezultato prasme, bet jau ta kultūrinė palaikymo prasme šiais metais buvo tikrai wow. Ir tai tikrai padeda gerus pamatus jau kitiem metam, kadangi mes turėjom gerus jau 2 rezultatus šiais metais, tai jau tai padės kitais metais galbūt pasikviesti kažką iš užsienio, sukurti didesnę konkurenciją, jau mes turim galbūt vardus žinomesnius, dėl kurių ir kiti galbūt ateis ir tai tiesiog tas snowball efektas vadinamas, kur po truputį priartėsim prie tų mūsų tikslų ir paskui dar matant, kaip tiek ir Simas, tiek ir Giedrius subėgo 5000 metrų užsienio varžybose, Giedrius prabėgo 13:33, Simas 13:37 ir tu supranti, kad mes jau ne tik prie jau All-Comers rekordas, jeigu būtų Lietuvoje, tai jis jau būtų, bet jau ir Lietuvos rekordas nebe taip yra toli. Ir dabar jau nors kurį laiką buvom tą Lietuvos rekordą taip į šoną nustūmę, nes atrodė, kad čia tikrai toli ir nepasiekiama. Dabar tu jau pradedi jaust tą skonį ir vėlgi aš kaip organizatorius, aš dėsiu visas pastangas, kad mes kitais metais Vilnius 5000 kuo labiau priartėtumėm, o galbūt net ir pagerintumėm tą rekordą. Ir čia reikės pagalbos iš visų žmonių, čia reikės rėmimo, čia reikės konkurencijos, čia daug dalykų yra, bet tiesiog ties to dirbsim. Tai pasinaudokim progą visiems žiūrovam klausytojam rasti informaciją apie tai. vilnius5000.fun. Mes net ir domeną padarėm fun. Ja, aš dėl to ir klausiu, nes matyt rašys LT ir galbūt neras. Man atrodo, nukreips, dar yra Vilnius5000 LT, bet nukreipia į fun. Nukreipia, ne? Jo. Super. Tai jeigu ką, data kitų metų yra paskelbta, birželio 8 diena, tėvo diena, šiaip bus šiemet sekmadienis. Rizikuojam su sekmadieniu, bet tuo labiau su vasaros savaitgaliais niekada nėra aišku, nes ypač kalbant apie palaikymą, sportininkai tai prisiderina, viskas yra ok, nesvarbu ar šeštadienis ar sekmadienis, bet palaikymą mes tikimės, kad surinkti sekmadienį yra lengviau, nes dažniausiai kaip tik išvažiuoja žmonės savaitgaliui vasarą ir šeštadienį nebūna, tai darom sekmadienį, vakarinės varžybos, bet jo, tikrai norėtųs, kad kuo daugiau žmonių atvyktų. Tai fingers crossed, kad tas likęs stadiono pusė kitais metais būtų pilnutėlė. Nematantiem, matant ir klausant Arno ir matant degančias akis apie visas temas, kurias kalbėjom, dažnai tiek apie asmeninius projektus, kai kalbėjai, tiek apie bendrus Fulgazo, Lavstreamerių 5000, kyla viena mintis. Jinai šiaip yra, jeigu neklystu, Afrikos patarlė. Angliškai jinai skamba "It's better to light the candle than curse the darkness". Iš esmės, geriau mažai kažką padaryti, nors atrodo, kad vilties nėra. Man šita frazė dabar skambėjo viso pokalbio metu, galvoju dėl to, kad atrodo viskas, ką jūs darot ir ką tu darei, kartais atrodo kam. Lietuviai, mes nei bėgikai. Ir kai sakėjai, tarkim, ta pati trispalvė, galbūt kažkur pakils ant podiumo, tai yra, nenorėjau sakyti net 100, 1000 priežasčių, kurias dabar galėtume likusias 2 valandas matyti sėdėti ir vardinti, kodėl taip neįvyks. Ta prasme, mūsų per mažai, ne ta kultūra. Bet mane labai paveikė, inspiravo ir kaip tu sakei, mane vietomis oda pašiurpo, jūs nepasidavėt ir jūs nepasiduodat ir jūs judat toliau. Ir tie pirmi rezultatai, faktas ir jūs skatina, bet jie yra matomi ir tie rezultatai yra džiuginantis. Tai labai pirmas dalykas, didelis ačiū už tai, ką darot, nes manau, kad, net nemanau, buvo keli momentai, aš jūsų podcast'o klausydamas, tu gaudavai tą inspiraciją kartais. Atrodo, o ką aš čia darau? Tai va, tai tave su Jonu paklausius kartais būna. Čia yra atsakymas. Tai yra žmonės, kurie tą daro iš pašaukimo. Tai ačiū už tai, ką darot ir dar didesnis ačiū tau, Arnai, už skirtą laiką.
už pasidalimą savo patirties ir savo ne tik žiniom, bet tom istorijom, kurios, tikiu, žmonės paveiks gerąją prasme ir jie šiek tiek kitaip pradės žiūrėti tą judesį, sportą, o gal net ir savo vaikus atves į Full Gazą, kurie, kaip ir minėjau, taps ambasadoriais ateityje. Tai va, tai didelis ačiū tau, Arnai. Ačiū tau ir šiaip, jo, aš įpratęs dabar jau paskutiniu metu būti kitoje mikrofono pusėje, tai nežinojau, kaip čia seksis viskas, bet tikiuosi, kad, kaip sakai, kažkas kažką išgirs, kažkas kažką įsineš, galbūt įkvėps motivacijos, galbūt jo, suinvestuosim į tas ir ateities kartas ir kartu. Ir čia vėl grįšiu gal prie to paties dalyko, kad po vieną mes nieko nepadarysim šiaip. Dėl ko ir džiaugiuosi, kad ir tikrai turim stiprią tą komandą, gerai susikliavusią komandą ir vieni kitus irgi stumėm į priekį tiesiog. Tai lygiai taip pat kaip mes vieni, tai ir kiti vieni nieko nepadarys. Tai čia skūstis tikrai galima. Buvo laikas, kai gal labiau akcentavom tas tamsiasias pusės, kaip sakai, bet galų galę supranti, kad turi daužyti galvą į sieną, kol tu ją pramuši, nes kitaip niekas kitas už tave to nepadarys. Tai vat tikiuosi, kad visi kartu po truputį ir pramušim tą sieną. Taip, aš pilnai to tikiu, ypač po pokalbio su tavim. Ačiū, Arnai. Ačiū tau ir ačiū visiems, kurie klausė iki galo.